Na kągi, sruvena saulė į mane į žemę nuodėmingą ir šoka vieškelio klane raudona ir aistringa. Jos šokio vyne ir ugny prasiskiria į Venerą ir štai prasideda manį širdies ir meilės era. Čia Radauskas, kurį mes laikom klaipėdiečių, ne veltui ant pašto pritvirtinam jo lentą, dar ne taip senai atrodo, vos prieš 10 su trupučiuku metų. O Radausko šitas prasiveria manį širdies ir meilės era labai tinka Sąjūdžiui, kadangi Sąjūdžio įvykis yra įvykis. Nes įvykis yra lemtis ir turi pasiekmes. Ir kai atrodo nebešnekėsi apie Sąjūdį, nes jau atsibodo, kiekgi galim, ir be to tiek jau atrodo nuvalkio tas žodis ant bet kurio kampo. Ir dabar vėl jaunimas degina laužus ir jau sako, čia Sąjūdis. Ir atrodo jau kartot nebeįmanoma, nes ten joks nesąjūdis, bet žodis skamba. Tačiau tai šitą nuotrauką aš tiesiog pasėmiau, atsiprašau, kad šiek tiek galbūt per daug asmeniška, bet jinai daug kur eksploatuojama. Pagauta akimirka, kai aš atidariau antrąjį Sąjūdžio mitingą ir tiesiog ištraukiau Estijoje pagamintą vėliavėlę Dalios Tarmak iš 3 skirtingų medžiagų. Tai buvo linas, šilkas ir mezginys. Jinai pirmoji vėliavėlė, kurią atvežiau į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę ir mes dar neturėjom vėliavų. Ir tą akimirką pagavo Urbakavičiaus fotoaparatas. Ir štai tas, pavyzdžiui, mes buvom tokio amžiaus, kokį jūs čia matote, ir dar paties Sąjūdžio tarsi nebuvo, ne 68 metų pradžia. Ir reikėjo pradėti nežinia nuo ko. Aš norėčiau, kad būtinai visose Sąjūdžio renginiuose, paminėjimuose visuomet būtų paminimi estai. Nes nieko svarbiau už estų pavyzdį mes praktiškai neturėjom. Turim atsiminti, kad 87 metais jau karaliavo pas mus atsiųstas iš Maskvos, mes jį gubernatorium vadinom, tai buvo antrasis partijos sekretorius, kuris iš tikrųjų keravojo ir valdė mūsų Ringaudą Songailą, pirmąjį sekretorių, kuris atėjo po Griškevičius. Griškevičius išėjo į Anapilį 87 metų pabaigoje, po Dailininkų sąjungos suvažiavimo naktį, renkant pirmininką Leonavičių. Ir štai, nežinodami dar ką daryti, mes netikėtai pamatėme, kad vasario, štai čia diena yra, vasario 3 diena, 88 metų, siaučiant Mitkinui, artėjant vasario 16, kai buvo uždaryti visi klubai, mes nebegalėjom rinktis nei istorijos ir filosofijos klube Žinijoj, ir net visi buvo uždaryti klubai, ekonomistų, ekologų, talkos, nes visur KGB imdavo raktus ir neįleisdavo, jeigu tik susirenkė, pranešama, nes pakankamai buvo pranešančių. Ir štai Šiaulių laikraštį Raudona vėliava pasirodo toks straipsnis, pasiūlymas dėl Estijos SSR visiškos ūkiskaitos. Ir mes gaunam šitą straipsnį atšvietuose ir pradedam tiesiog dalintis, nesuprantam, kas čia yra. O čia yra tas vadinamasis ime, estų kalba reiškiantis stebuklas, taip ir reiškia šitą abreviatūrą. Estiškas žodis reiškia stebuklas. Jie taip sugalvojo, kad ten, tas pavadinimas yra ime Esti, reiškia, jinai ten pilnai savarankiška Estija. Štai 4 žmonės, kurie rugsėjo 26 Edasi laikraštyje Tartu paskelbė štai šitą programą. Ir šiaulietė Brauskaitė, mokanti estų kalbą ir draugaujanti su estų tuo metu, jo paskatinta, išverčia, ateina į Vilnių, tas straipsnis, nieks jo neskelbė, jokia spauda, nei literatūra ir menas, nei Čekolio gimtasis kraštas, to labiau Komjaunimo tiesa. Ir paduodama
tuo metu redaktoriui Narbutui, Šiaulių krašto, ir jis išdrįsta paskelbti, nes nelabai supranta, ką skelbia. O prieš tai, ką jis nesupranta, 87 metais jie trise iš Raudonosios vėliavos nuvažiavę į Edasį, o Edasį tai yra Pirmyn laikraštis, šiuo metu tai Postimės, vėl atgavo istorinį pavadinimą tas Estijos laikraštis. Jis jau diktavo visas madas Estijoje, net Rahva Heal, reiškia, Sovietska Estonija ir taip toliau. Jau jie orientavosi į Tartu, nes Tartu buvo intelektualinis židinys Estijos. Universitetas pats seniausias tuo metu, kaip jie sakė, nes jie Vilniaus universiteto lyg ir nematė, bet 200 metų beveik jaunesnis už Vilniaus universitetą. Bet tuo metu tai buvo labai stiprus centras. Peterburgo išmesta profesūra, tas pats Lotmanas ten dėstė ir buvo tos garsusis tada lingvistų klubas, semiotikos seminarai ir taip toliau, važiuodavo iš visos imperijos tenais. Ir štai, kai šiauliečiai pamatė, kas vyksta Estijoje, kad jau jie taip toli nuvėję, kad partiniai žmonės jau skelbia tokius dokumentus, žodžiu, Narbutas išdrįso ir partija nesureagavo. Nors vėliau paaiškėjo, kad sureagavo, bet KGB nepastebėjo. O mes per atšvetus šitą straipsnį jau dauginam. Ir štai, kai reikėjo suprasti, ar galima Lietuvoje kažką panašaus įsivaizduoti Respubliką kaip įmonę, kur yra savarankiška. Estija pati mažiausia iš Respublikų. 1,5 milijono gyventojų ir jie galėjo sau leisti tokią fantaziją. Atsijungti nuo 5-mečio planų. Visigi planai tai buvo įstatymai, kurios nustatydavo kas 5 metus perspektyvą įstatymų ir ūkio vystymosi partiniai suvažiavimai. Tuo metu jau buvo 25-26 įvykęs suvažiavimas tas KP. O Estai šitą sako, visko nereikia, nes Gorbačiovas jau paskelbė 86 metų. Dažnai klystama, kad 85 kovo 11 išrinko generaliniu sekretorium. Bet po metų jisai paskelbė tik tai vasario 86 metais CK plenume perestroiką. Ir Estai įsikabino į tą perestroiką. Ir kad ta perestroika, tai yra ūkiskaita, atsimenu, dar Brežnevo laikais ekonomika turi būti ekonomiška, kad jau nebe partija vadovautų, tada Estai valio, tada vadovaus ekonomistai. Ir štai šitie 4 ekonomistai, tarp jų ir porą akademikų, tiesiog padaro stebuklą. Jie šitą viską ne taip, kad mokslui, bet jie padaro dokumentą, kuris eina taip pat į ūkio ministeriją, į prekybos ministeriją, vietinės pramonės ministeriją, žvejybos jūros ministeriją, kaip tada vadinos. Ir štai šitie programos kūrėjai, 4, jie praktiškai yra Estijos nepriklausomybės patys pirmieji tėvai. Dešinėje kairėje, jums irgi kairėje, Savisaras, kuris ir taps Liaudies fronto pagrindiniu ideologu ir su kuriuo man teko tiesiog pirmenybę labiausiai bendrauti, nes kai nuvykau į Estiją, pirmą, ką nuėjau, tai Tama su Prunskiene mes nuvykom 88 metų birželis buvo, čia biškį aš užbėgu į priekį. Savisaras tuo metu sėdėdavo jau ekrane, jisai buvo filosofas, jisai buvo apsigynęs disertaciją iš Romos klubo. O Romos klubo buvo pirmasis ekologinis projektas vakarų pasaulyje. Ir vakarų ir apskritai pasaulio resursų pirmasis apskaičiuotas. Ir Savisaras, štai toj estiškoje aplinkoje, jis jau buvo apsigynęs. Partijos narys, komunistas, jų visi buvo komunistai tuo metu, redaktoriai turėjo būti ir tas pas Edas redaktorius, Kavasikas buvo komunistas. Ir štai paskui mes Savisarą pamatėm, atsiprašau, to jaus, va šitokį. Jau mes jį pamatėm mitingę. Jis tokio profesoriškos išvaizdos, bet jo įtaka buvo tokia didelė, kad Lietuvoje skaitydami žurnalą Raduga, tai Vikerkar estiškai buvo rusiškas vertimas ir mes prenumeravom tada, kaip ir Rodnik iš Rygos, visas naujasios idėjos, kurių Lietuvoje išvis nebuvo. Tai jo buvo didžiausias straipsnis, atsimenu, 88 metų 1 numeris, 2 numeris, ateidavo labai greit per savaitę po išleidimo, vadinosi Revoliucija tęsiasi.
Ir štai šito mitingo metu mes matėm tokį nepaprastą dalyką apskritai estai, kaip eina į priekį. Jeigu jie eina, tai jau jie įstatymiškai. O įstatymiškai tai reiškia viešai ir matomai pirmiausia, tik paskui jau galbūt kažkas virsta įstatymu. Tai didžiulė jaunimo grupė buvo apstojusi ir ant baloninių tokių striukių užsirašiusi Edgar Savisaar, revoliucija su, reiškia, revoliucija tęsiasi. Mes iš vis dar nemokėjom netgi lisaracetiniam raidėm gaminamų maikučių, marškinėlių pasigaminti, o pas juos jau buvo pramonė pastatyta ant šito. Tai vat, kiek estai buvo pažengę, kai kas sakydavo, jie buvo šviesmečiais pažengę. Ir toliau kalbant apie Estiją, žinoma, tas pirmasis mitingas, kurį mes pamatėm dviese su Prunskiene, nes jinai kaip ekonomistė su jais bendravo, su estų ekonomistais ir su tais IME programos kūrėjais, mes juos pamatėm štai tokią, 150 000 Vingio parko, tik tai arena geresnė, nes ten yra amfiteatrinė erdvė ir ten praktiškai amfiteatrė sėdi žmonės, bet ta pati arka ir arena estai mums padovanojo 65 metais. Ir kai mes dabar grožimės, kad čia Vingio parko mūsų ta arka ir arena, čia yra estų dovana Lietuvai. Tai jau nuo tada, nuo 65 metų prasidėjo. Jie jau turėjo emblematiką, kai mes dar sąjūdis neturėjome, tik per suvažiavimą jau jį pasidarėm. Ir važiuokit, kaip ta minė atrodė, jau tuo metu, kai dar tą trispalvę, kurią aš jums rodžiau, atvežiau ir išsigandę buvo visi iniciatyviniai grupiai ir sakė per anksti. O mes matėm prieš 2 dienas štai ką, birželio 17. O mes išėjom po savaitės į Gedimino aikštę. Išėjimas į Gedimino aikštę yra ypatingas reiškinys, apie kurį rašyt ar knygoje aš jį labai kruopščiai išnagrinėjau, tą išėjimą į Gedimino aikštę, nes prasideda nuo tokio piketo, kurį mes tiesiog praveržėm iniciatyviniai grupiai nepritariant, 6 jaunuoliai. Apskritai, knygoje yra labai daug dėmesio skiriama tom grupuotėm sąjūdžio iniciatyviniai grupiai, kurios buvo natūralios. Tai biologijos apspręstos grupuotės. Vat, matote, kairiai stovi Zigmas Vaišvila. Va, turbūt aš čia galėsiu su kursorium parodyti, bet jūs jį pažinsit, va, jisai Zigmas Vaišvila. Tomkus atėjęs, pagriebęs mikrofoną, jisai šneka apie spaudos užgniaužimą, tuomet jisai Šluotos žurnalistas, dar nepašalintas. Medalinskas, kuris laiko Gelbėkime trakus. Nu, čia mano brolis, o čia štai aš stoviu. Mitingą pradėjau vest, nes viską mačiau, kas darėsi Estijoje. Ir tame mitinge, čia šalia Skučas stovi ilgais plaukais, čia dar norėčiau parodyti prie šito kultūros ministerija, Haltūra ar kultūra Degutis, Laisvės lygos atstovas sąjūdyje. Praktiškai mūsų ryšininkas su Terlecku buvo, su Sasnauskaitė, tai to garsaus vienuolės Sasnausko seserėm ir taip toliau. Tai štai, čia buvo padaryta tai, ko nieks nesitikėjo, nei iš sąjūdžio iniciatyvinės grupės daugumos, tos vyresnėsios grupės. Šitą mitingę tik tai stovėjo Čepaitis, Žebriūnas ir Leonavičius. Visi kiti ignoravo, o Ozolas vadino tai nesąmonę. Ir jo atsiminimuose tai pavadinta Juozaičio kiaulystė. Tai yra mes 6, tai jeigu pradedam skaičiuoti nuo Medalinsko jauniausio 25 metai, Songaila 28, tada eina Vaišvila, Tomkus, aš ir dar kartais būdavo Kaušpėdas, bet Kaušpėdas daug vėliau prisijungė. Ir apie Radžvilą nešnekam, nes jis iš vis beveik nedalyvaudavo, nors tas pats amžius, iki Kristaus amžiaus. Ir tai mūsų, žiūrėkit, jeigu 305, nors išrinkta buvo 306, o aš dar paruosiu 307, kuris iš vis istorijos nutilėtas, Liudas Truska, jau turėjo būti 307 mūsų iniciatyviniai grupiai. Tai ta 30 žmonių grupė, didžioji, pati didžiausia, jiegi neįsivaizdavo, kaip iš viso. Ir energijos aistros iš kur imt ir iš kur imt drąsos. O mums su Prunskiene buvo lengviausia, Prunskienė šiandien nėra. Nu, Prunskienė irgi buvo 45 metai tuo metu. Mes iš Estijos grįžę, pamatėt, ką aš jums ką tik parodžiau,
Lietuvoje netgi dar vėliavėlę baisu iškelt. Čia mes dar be vėliavėlės Sąjūdžio vėliavą mes tik tai 3 spalvom nupaišom: Gedimino stulpai raudonai, žalia vėliava ir geltonas užrašas Sąjūdis. Tai čia tiesiog akiplėšiškai. Kodėl kiaulystė buvo? Ozolas tuo metu jau tarėsi su Šepečio komanda, o Šepetys pradėjo formuoti LKP-CK biure ir apskritai aparate tokį vadinamą demokratinį sparną. Reiškia, šnekėsime su Sąjūdžiu ir dirbsime kartu. O tada reiškia ką? Nu tai reikia susitarti, reikia susitikti grupuotėmis. Ir Ozolas buvo didysis ryšininkas mums jauniesiams eiti į CK rūmus. Tai buvo kaip į priešų stovyklą įteiti pilį. O jiems, Ozolui, Genzeliui, Petkevičiui, vėliau Landsbergiui, tai buvo natūralus dalykas įteiti, nes jie susigyvenigi su ta partinė sistema, iš ten gaudavo ir butus, ir mašinų paskirimus, daug ką, viską, reiškia, sistema buvo bendra kažko, kraujotoko sistema. O mes paskelbėm čia aikštėje, tai yra 21 birželio, nu visi suprantat, tie patys metai 88, kad kviečiame partiją į Gedimino aikštę. Po 3 dienų, 24 Joninės, penktadienis, 18:30 ir kaip, koks pretekstas? Išlydėti į 19 partinę konferenciją, nes tas estų mitingas, kodėl jisai iš vis įvyko? Dėl to, kad prieš 2 dienas pakeitė pirmąjį sekretorių, tokį Karlo Vaino pakeitė Veljesu, kurį Gorbačiovas tiesiog estai išreikalavo, tie demokratai, kurie jau pusę metų dirbo su ūkiskaita, kad mums nebegalima su to Vaino dirbti. Tai tas Vaino dingo ir Veljesas sutiko išvažiuoti į Maskvą, partinę 19 konferenciją, apie ją dabar neminima, bet tai buvo tas politinio kalendoriaus taškas, kuris kaip ašis pajudino žemę. Gorbačiovas gindamasis nuo savo retrogradų, nuo Ligačiovo sparno, to visų stalinistų sparno, sugalvojo, kad liaudės jį turi ginti. Reiškia, bet tas žemasis vidutinysis partinis sluoksnis visų respublikų. Ir 28 konferencija. Estai išlydė 17. Ir mes tiesiog pro rakto skylutę išlendame, kaip kupranugaris. Po 7 dienų, po savaitės padarom tą patį, visai nepasiruošę. Čia provokacija, ne veltui šitoj aikštėje yra provokacija. Tuoj mes įjungsime. Ir ta provokacija baigėsi tuo, kad mus pradžioj, tiesiog jau aš negalėčiau pasakyti kokiais žodžiais, bet ir Ozolas, ir Genzelis, ir visi kiti išvadino avanturistais, ką jūs sau leidžiate, bet paskelbta, pradėjom dalinti skelbimus, pradėjom veikti ir dieną po mus pakviečia į CK rūmus visus 305 ir štai ko baigėsi. LKP-CK delegacija, 7 nariai, vadovaujami Brazausko, išeina į šitą aikštę, į Gedimino aikštę. Pavyzdžiui, mes matėme, kaip estai išėjo į aikštę kolonomis, gamyklomis. Jie jau turėjo apie 90 000 nuo balandžio 13 įsikūrė Liaudies frontas. Per 2,5 mėnesio jie jau turėjo struktūrą, jie turėjo registraciją, jie turėjo laikraštį, kuris vadinosi Rahvarinė perestroika remti. Dar būdavo prierašas Gorbačiovo perestroika remti. Labai gudriai politiškai veikė, labai sąmoningai. O pas mus, kaip į šitą susirinko, žiūrėkit, trispalvės dar nesimato. Šitą aikštę liudininkai yra. Tai aš grinai asmeniškai rašau šeimos patirtis vieną, nes tėvai stovėjo už bokšto ir sako, mes tai žinom, kad čia bus mitingas. O žmonės visi, kur nepranešta nei radijui, nei televizijai, kur ten kalbėt, laikraščiuose, niekur. Tik tai naktinis radijas, kuris Vilniaus radijas užsienio 12 val. Būdavo nakties, pasakė, kad vyks susitikimas TSKP 19 konferencijos delegatų su visuomenė. Lygiai taip pat paskelbė paskui jau po šito visko apie mūsų susitikimą CK rūmuose. Štai ir jie deleguoja. Bet kas atsitinka, kai mes čia išeinam, mes ateinam nuo katedros, katedra dešinė, čia kolonos, mato, ten tokia buvo Pionierių rūmų, Gintaro Songailos būstinė talka. Ačiū. Iš ten ateinam ir tada į tą aikštę plūstelį
neįtikėtinas reiškinys. To aš jums parodysiu. Va šitas žmogus praktiškai atlieka Afrikos tantamų būgnų vaidmenį. Tai yra garsusis anties būgnininkas Linas Buda. Jisai pradeda mušt būgnus. Čia mes taip susitarėm. Aš mačiau, kaip Peisti roko grupė visą tai darė, bet sakau, mums taip nereikia. Ir Kaušpėdas pakvietė Budą. Scenarius buvo mano rankose ir Kaušpėdo. Ir jis pradėjo mušt būgnus. Ir tie būgnai, reiškia, tai kaip sukvietė, kaip skystis pradėjo iš visų pakampių. Apie 10 000 žmonių, kurie dar nedrįso eiti į aikštę, nes dar 22 gegužėsgi dar su lasdom vaikė Laisvės lyga, kuri pirmus trėmimus minėjo. Tada 49 metų. Ir suplūdom visi. Ir dabar žiūrėkite, tas nuostabus vaizdas, kaip jaučiasi partija išėjus, su Brazausku prieš akį. Mums dabar tai bepigu, bet nuščiuvimas buvo milžiniškas. Visų pirma, nesuprato, kokiu būdu, be jokių komunikacijos priemonių, sugebėjo šitas nesuprantamas sąjūdis surinkti šitiek žmonių. Žiūrėkit, visi veidai pilni nuostabos. Aš tai vis paskui Tomkui prikišu, sakau, tu tai, Vitelė, buvai išsigandęs kaip niekada. Jis man dabar aiškina, aš žurnalistas, va Tomkus matote su šitas triukėlė ir languotam kelniam. Vaišvila šalia, Kaušpėdas iš šono, nes jis turėjo mikrofoną ir aš vedžiau prie mikrofono. Čia Maksimovas, Genzelis profesorius, Zaleckas iš Šiaulių atvažiavęs dabar jau Vilnius, pirmasis partijos komiteto sekretorius Brazauskas, Ozolas. Nu, žodžiu, visi nustebę, Kudaba, Marcinkevičius net į trečią eilę, jisai nedrįso eiti iš vis į priekį. O Gorbačiovo portretą pakabino toksai Urba, mūsų paskui finansistų tapęs, savo iniciatyvą, sako, jis mums kaip angelas saugos mus nuo piktų dvasių. Taip ir išėjo paskui. Ir kai žiūri iš tos paveikslus, apskritai supranti tą nuostabą. Mes patysgi buvom nustebę, nes patirties jokios. Patirties jokios. Ir dar ten istorijos yra su ta trispalvė, kai Laisvės lyga iškėlė partizanų trispalvę, šitas septintukas sakė, neįsim į sceną. Pirmiausia, Zaleckas tai pasakė, tas jauniausias partijos. O čia jau trispalvės, pavyzdžiui, Lietuva, Laisva Lietuva Europos tautų šeimoje, tai yra trispalvė iš abiejų pusių. Gorbačiovo buvo virš 10 portretų, čia Čekolio buvo tiesiog įteikta, kad Gorbačiovas turi saugot, mažą to dar ir Lenino paveikslą išnešė, matot va. Trispalvė nesimato, bet to jos suplėvėsos, nes jos yra laikomos ir Laisvės lygos žmonės laiko, ir studentai, ir, kas įdomiausia, akademija. Nes šičia praktiškai centras židinys buvo Mokslo akademijos institutai, fizikos, puslaidininkių fizikos, chemijos, istorijos, bet daugiausia puslaidininkiai ir fizika. Tai štai, minutėlę, čia truputį sulėtintai veikia. Nu, man teko pradėti, kadangi viską matęs ir tos drąsos tada buvo jūra. Ir dar lietaus nėra, matau, dar dangus žydras šiek tiek. Pirmasis pradeda šnekėti Landsbergis, to čia, kur jisai suprato, kad jam reiškia tenka lemtis daug ką pradėti. O turėjo pradėti Marcinkevičius. Išvakarėse aš knygoje labai gerai papasakoju, kaip tą dienotvarkę aptardami, Landsbergio nebuvo aptarimo metu, mes nusprendėm, kad prašysim Marcinkevičiaus. Nu ir kągi, aš važiavau pas jį butą po to posėdžio ir Justinas atsisakė, sakė, aš netam skirtas. Ir tiesiai iš Justino buto paskambino Ozolui, nes mūsų buvo atsakomybė šitam reikalui. Ir tada, aš aprašau knygų, tiesiog cituoju, nes labai trumpa citata, paaiškinu, kad mes, profesoriau, norim jums duoti pirmą žodį, tai jis trumpai atsakė, jeigu reikia, tai reikia. Aiškiau, praktiškai priėmė šitą rolę. Justinas ne. Antroji šnekėjo paskui Prunskienė ir mes nutarėm taip, kad kai aš tą visą vedžiau, tai neduot partijai šnekėti iš karto, kad jinai pasijustų, kad jinai yra svečias savo mieste. O jiegi iš tikrųjų pasijuto svečiais, pirmas iki po karo. Niekada tokių mitingų be partijos būti negalėjo. O čia dabar nežinia, kas struktūros neturinti, juridiškas asmuo nesantis, jaunuolių 6 išprovokuota,
vyresnių žmonių, taip pat ir tautos poetai ir visa kita išeina ir pradeda, ką, iš tikrųjų palydėti ir priesakus partijai, ką ir estai padarė, mes iš jų išmokom. Išvažiuojate į Maskvą, prašom girdinti lietuvių kalbą, ūkiskaitos planą, kurio mes neturėjom, bet nors žodžiais, ekologinius reikalus, sustabdyti 3 bloką atominės elektrinės, sustabdyti naftos D6 gręžinį prie Nidos, sustabdyti Nemuno teršimą ir taip toliau. Tai štai tokie dalykai. Bet dabar aš jums turiu parodyti gyvą vaizdą. Taip pat pamatysite, kad čia iš karto pagyvins. Pirmasis tas Sąjūdžio mitingas, jis dabar tiesiai iš interneto. Jis tiesiai iš interneto. Čia 4 minutės, bet yra visas 2 valandų su viršum. Bet galim parodyti ir 4, nes čia mes ilgai nerodysime. Čia jau biškė vėliau padaryta. Aikštė tuščia. Jaunimas dominavo centre, o visiškai paaugliai stovėjo tiesiog užgulę sceną. Tai yra 15-mečiai, 16-mečiai, 17-mečiai. Visus, kas čia bebūtume. Lietuviai, lenkai, rusai, žydai, žmoniškas likimas. Taip, čia yra konservatorių paruoštas, šitas suprantu. Jis tiko apsigyvenančius ir Lietuvoje gyvenančius. Nes kalba buvo svarbiausia. Ir čia aš turėčiau būtinai parodyti, Landsbergis pirmas, bet pati svarbiausia kalba buvo Petkevičiaus. Petkevičiaus kalbos metu viskas įvyko. Ir pasmerkimas Mitkino, išprašymas jo iš Lietuvos, ir trispalvės iškėlimas ir adoravimas. Tai, ko mes tiesiog laukėme, kaip mes tą padarysime. Petkevičiaus mitingo metu pasisakymas. Jisai perskaito prieš Mitkiną, čia matot, yra parašyta laišką, kurį paruošė Mokslo akademijos vadinamas partinis mokslinis kolektyvas 21 dieną. Po to, kai mes paskelbėme mitingą, po pietų jie susirinkę buvo ginti vilko, čia jau steigimo momento aš nerašysiu, nepasakosiu, iniciatyvinės grupės būtų per daug, ir tai jisai tą raštą paima ir skaito. Ir tas skamba labai griežtai, labai įdomiai, nes pirmas iki po karo Maskvos gubernatorius išprašomas iš Lietuvos. Jo autoritetas Petkevičiaus nuo šito mitingo prasidėjo tiesiog, praktiškai prilygo Sąjūdžio autoritetui Petkevičiaus autoritetas. O Mokslo akademijos jaunimas jau pasiruošęs ir buvo keli tokie plakatai, užrašai. Draugas, matot, kaip yra. Čia nepaprastas reiškinys, nes kaip Petkevičius skaitė šitą, iš kuriam tiek drąsos, bet jisai gavo raštą. Čia patys negalėjo jo neperskaityti. Gavo raštelį, o aš turėjau sulankstęs tą raštą kišeniai ir aš jam čia pat prinešiau jį. Ir žodžiu, tada aš jums taip pat parodyčiau, galbūt tas pavyks. Galbūt tas pavyks. Čia mes tai pasakysim. Pirmasis mitingas. Tiesiog čia va šitas be Gedimino aikštės. Ir tada jisai bus va šitas, tas didysis įrašas. Namų kvapai riešenų. Tai mes čia praeini. Čia dabar, supraskite, internetas čia reikia praeiti. Šitą, bet prasideda mitingas. Šitą verta pažiūrėti ilgiau, nes jūs tiesiog įeisite į tos atmosferos visą trispalvę. Jo visi žiūri, kas čia bus su ją. Ją reikėjo nuleisti, nes partinė organizacija nekilo, kol jinai tai buvo iškelta. Nuėjo Ozolas, dar keliese, Ozolas labai greitai susitarė ir nuleidos. Tam kartui tai buvo pasakyta. Pažiūrėkite, patys pirmieji, dar būgnai toj bus. Tai jos. Patys pirmieji žodžiai, kurie, man paskui vėliau buvo lyg ir gėda, kad aš pasakiau vieną sakinį rusiškai, bet tai buvo pasakytas sakinys Mitkinui ir visiems,
kas iš vis žiūrėjo čia kaip į kosmosą, kas čia vyksta, net atvykėliųgi buvo iš Rusijos. Vieną sakinį, daugiau niekada. Visiems geros valios žmonėms, visiems Girdisi būgnai. Požela ten, Mokslų akademijos prezidentas, vienintelis tuo metu prezidentas savo turintis, matot, kiek jaunimo, žiūrėkit, kas daros. Nebuvo Tarybinė imperija prezidento statusas, tai akademija taip, pradėjom mitingą. Visiems geros valios žmonėms, visiems Vilniaus ir Lietuvos gyventojams. Добрый вечер всем гостям нашей столицы. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, gimęs šio mėnesio pradžioje, šiandien įgauna savo pirmąjį tikrojo gyvenimo pavydalą. Gimęs kaip sąžinės šauksmas ir krašto sielos apraiška, jis šiandien tampa kūnu. Visi mes žinome, kad užgriuvusias Lietuvą problemas galime spręsti sutelkę valią, mintį ir jėgą. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir yra ši visuotinė jėga ir visuotinis noras, kuris ves mus kuriant naują Lietuvą. Daug čia šitą susirinksit, internete surasit, bet dėl atmosferos dabar to bangavimų ir kas svarbiausia, ir kur viršūnė paties mitingo, Petkevičiaus kalba. Aš jau praleidžiu ir Brazauską, ir Prunskinį, ir Landsbergį, ir Poželą, kuris, gal jį kiek parodysim, nes jisai po Petkevičiaus kalbėjęs padarė didelę klaidą su trispalve. Jis pasakė, kad jis jos nepripažįsta. Jo tėvas po trispalvės sušaudytas 26. Per Smetonos. Sakant, Nida, tada jūsų 217 tūkstančių parašų nulėmė, kad šitą, taip sakant, taburetė, šitą, kad mes... Jau čia lietus, suprantat, lietus prasidėjo. Ta taburetė, tai reiškia prieš Nidą D6. D6 ir D5 ta vadinasi platforma. Atsiminat, kaip jinai vadinasi? 6, man rodos. Jo. Vat, tik dabar jisai prieš tai šneka, nes jis koncentravo parašų rinkimo pirmoji akcija dar iki Sąjūdžio buvo 87. Ir kad tie parašai atseit nuėjo ir dabar Petkevičius čia jau praktiškai politiškai veikia, nes jisai paaiškina netiesiogiai savo indėlį į pradžią. Literatiškai bandūra būtų pašalinta nuo Nidos. Bandūra šitą reiškia pašalinta iš prieš Nidą kur. O dabar žiūrėkit, bus toliau. Kuo toliau, to gražiau. Jau trispalvių daugiau. Aš čia gavau labai daug klausimų ir visus turbūt nepajėgsiu atsakyti. Tačiau aš noriu pasakyti, kad Rašytojų sąjunga paskutiniu metu ėmėsi labai daug iniciatyvos. Jisai gana ilgai šneka Petkevičius. Štai nedoras, pasakyčiau, neplaninis, beprasmiškos statybos Azoto Jonavos. Problemos visos. Apie tai ir Brazauskas šnekėjo, kad stabdyti reikia. Nes tada jau prasideda, čiagi pirmas kartas, kai reikia patikti žmonėms. Reikia sulaukti aplodismentų. Ir praktiškai skauda visiems tuo metu, nes mes tikrai jautėm tą ekologinę katastrofos grėsmę. Užterštumą labai jautėm, ko dabar nejaučiam tarsi, o tadagi... Prašome paskelbti visišką nepasitikėjimą Mitkinui. O, atėjo lapelis. Prašom paskelbti nepasitikėjimą Mitkinui. Įsivaizduokit tą lūžį. Visi žinom, kad prieš 2 mėnesius Mitkinas į šitą pačią aikštę suvedė 15 000 rusiškų gamyklų darbininkų.
Ir kad Mitkinas ten, reiškia, viską reguliuoja, nes praktiškai jis yra prieš Gorbačiovą. Ten yra toksai organizacinis partinės statybos skyrius, kuriam vadovavo Ligačiovo sparnas. Ir būtent jisai buvo atstovas Vilniuje. Ir jisai laukia Gorbačiovo pabaigos Mitkinas, mes šitą irgi žinojom daug maž. Jautėm, tikriau sakant, žinios buvo menkos. Ir čia dabar tą Mitkinui pasako stop. Žiūrėkit, tas bus, čia dar tik tai pasako, o kas bus, kai jis paskaitys. Jau va trispalvė. Va, čia yra Šakalienė, Genutė, negalų galiai ištraukė vėliavą. Ir jinai tiesiai atsistojo prieš mikrofoną ir kai šnekėjo Brazauskas, ta vėliava praktiškai kabino jau jam veidą. Nu, pamatysite, jeigu norėsit pažiūrėti, bet čia tas maždaug situacija. Ir jų vis daugiau ir daugiau, jau praktiškai apie 50 vėliavų ir mažesnių formatų. Ir dabar, žiūrėkit, Mitkino. Taip, jau čia esi perskaitęs, reiškia. Dabar kas yra? Šalin, šalin, šalin. Šalin. Pirmą kartą po karo. Gerbimi draugai, toks nepasitikėjimas jau yra pareikštas ir yra priimtas mūsų mokslo akademijos visuotinio surinkimo nutarimas. Aš jį galiu jums perskaityti. Lietuvos TSR mokslo akademijos partinio mokslinio aktyvo susirinkimo rezoliucija. Lietuvos TSR mokslo akademijos partinis mokslinis aktyvas 88 metų birželio 21 dienos vienbalsiai priėmė rezoliuciją. Pareiškė nepasitikėjimą draugo L. Mitkinu kaip Lietuvos komunistų partijos centro komiteto antrojų sekretoriumi. Ir čia jau yra masės psichologija. Nors jisai skaito svetimą tekstą, bet sąmonė mato jį, priskiria tekstą jam. Ir paskui bus tas įvaizdis, kad Petkevičius pasmerkė Mitkiną. Petkevičius reikalauja Mitkino išėjimo iš Lietuvos, išvyjimo ir taip toliau. Nors ne jo tekstas. Ir jeigu nebūt gavęs to dokumento, nebūt paskaitęs. Čia jau ir prasideda masiniai procesai. Kas liečia mane asmeniškai, aš irgi prisijungiu prie to nutarimo, čia jisai padaro labai gerą dalyką. Respublikai turi mokėti jos kalbą, pažinti jos kultūrą. Jis jau dabar asmeniškai priduria. Ir dabar prasidės pats įdomiausias dvasios balius. Bet čia dabar partizanų vėliava pakilo, kuri pradžioje buvo. Tokią gražią kalbą, kurie turi patį didžiausią pasaulį folklorą. Negali vadovauti žmogus, kuris, taip sakant, grubiausių būdų pažeidžia tai, kas mums šventa ir kas mums gerbtina. Ir dabar kraujas timsta visi prisimenant. Tačiau, gerbėmiai draugai, kiekviena tauta verta savo vadovų. Auksiniai žodžiai. Reikia rašyti prancūzų didžiosios socialistinės revoliucijos. Matot, nusišneka prancūzų didžiosios socialistinės revoliucijos, o tokių yra, bet kalbant, visko pasitaiko. Oi. Ir dabar bus tas reikalavimas vėliavos. Šitame mitinge vėliava iškylo iš po žemės. Jis buvo slepiama, o ta Genutė Šakalienė, to Šakolio, kuris išėjo per Suomiją, į Švediją, žmona, jinai kėlė tą vėliavą ir visi kiti, bet jos stichinis gimimas čia įvyksta. Po 2 savaičių mes ją nuleisim iš dangaus, tai yra nuo Vingio arkos. Bet čia tas... Ir dabar kaip tauta pareikalaus vėliavos? Tik buvo sukurtas Lietuvoje herbas, kuris buvo, reiškia, teršia Lietuvą, tas žudo mus, teršia Lietuvą,
O Kaušpėdas buvo paruošęs apie 40 šūkių. Ką jie nuveikė? Konferencijos jie taip pat... Laukit, aš taip pat, man rodos, nepagaunu. irgi nelabai malonu. Ir taip toliau. Netiesa. Netiesa. Visos mūsų atominės elektrinės kuro atliekos yra sandėliuojamas ir laikomas pačioje Ignalinoje. Kas irgi nelabai Nu, malonu. atleiskit, aš jau bijau, kad per ilgai čia bus visko šito vien Petkevičiui. Tiesiog gaudė vėliavą ir ką pasakysit prašyta apie vėliavą. Ir jisai nepasako, kad jau dabar ją reikia iškelt, bet tas visuotinis reikalavimas vėliavas yra nepaprastas. Po to šnekės Požela, kuris pasakys, kad vėliava jam nelabai, o jo pasitikimas, kai pasakė prezidentas, aš iškviečiau prie mikrofono, prezidentas akademijos šnekės, tai praktiškai kaip prezidentas sutiko. O kredencialus turėjo labai daug, kadangi visi suprato, akademija įkurtas sąjūdis, akademija pasmerkė Mitkiną, akademijos jaunimo čia pilna, jie aišku labiausiai triukšmą tada ir kėlė, jų čia buvo kokie, nu aš nemanau, 1000 iš tų 15 000, o jie garsiausiai buvo. Ir vat Požela pasakys, kad ne, šita vėliava ne, o Vyčio vėliava, Vyties man tinka. Nu, žodžiu, čia tolimesnį. Bet dabar žiūrėkit, pati pabaiga, kai pradėjo lyt kaip pagaliais. Ir nieks nesiskirsto. Ir pradeda krist ant scenos pinigai. Pirmieji pinigai, pirmasis mūsų biudžetas 3010 rublių sukrito čia. Ir rodo, kaip rinkome į lietsargius, kurie taip pat buvo baseino tokiais dubenimis virtę. Nu, žodžiu, tada prasidėjo tas tikras dvasios kūno ekonomikos gyvenimas. Lietus lyja. Minkevičius, aš čia klaidą padariau, nes nereikėjo jam duoti žodžio, nes praktiškai mes jau viršėm laiką. Lietus lyja, o Minkevičius vaisingą abstrakčią kalbą pasakė. To aš tik patį galą noriu jums parodyti, nes esu tikras, kad pusė jūsų tikrai nematė šitų. Ar ne, nes čia internete guli, bet žiūri ne tiek daug, vos 14 000, nors jau ne pirmus metus guli šitas filmas. Tuoj. Lietaus tas įspūdis, kaip mums neša žmonės viską. O jeigu pradeda nešti pinigus nepaprašę. Jūs išgirsite visų mūsų širdžiai mielas melodijas. Ir čia po Marcinkevičiaus kalbos, bet žiūrėkit tas įspūdis, gal pati galą. Va. Matot, nesiskirstė žmonės, nesiskirstė niekaip. Va, žiūrėkit, va čia Vaišvila renka pinigus į skiečius. Tiesiog pundais tos šlapius. Aš maniau, kad bus Tomkaus brolis Gintaras. Nėra Gintaro čia, ar ne? Nes jūs čia bus, matėt, kiek rublių į skėtį primesta. Čia neturim dievulio mano. Pirmas mūsų biudžetas. Paskui pas Prunskienę mes juos sulyginom prosai, suprosinom. Ir kitą dieną Urba dviem maišeliais išnešė į taupomą į banką Vizeliūno sąskaitą 3010. Knygoje prašyta, parodytas net protokolas, kaip mes juos suskaičiavom. Tai štai va tas pirmas proveržis. Dabar aš bijau užsitęst, kiek čia mes šnekam, nes aš dar nepradėjau, kiek jau beveik valandą. Ką norėtumėte išgirti apie Klaipėdą? Kas buvo ar vyko Klaipėdai? Nu, prašom. Tada duokit mikrofoną. Taip, tiesa, jeigu yra galimybė, norėsite tarti žodį, tai tada visada galėsite. Tai tada leisiu savo įsiterpti, kad mes turime laiko iki 8 valandos oficialiai, o jeigu kažkas norės neoficialiai, tai tada galėsime eiti kur nors į neformalų susitikimą. Juliau, dar 1,5 valandos, negasdinkite. Tai va. O mikrofonas visą laiką yra šalia, tai dėl to kelkite ranką ir tarkite žodį į būtent į mikrofoną kviečiu. Prašau. Labas vakaras visiems. Vakar turėjau pokalbį su profesorium Vygantu Vareikiu. Ir mes daug ten visko kalbėjom, bet buvo pasisukęs pokalbis apie jūs. Ir jis man taip šypsodamas jis pasakė, sako, tu paklausk jo,
apie 88 metų balandį. Tai vat klausimas, būtent jūsų prisiminimas 88 balandis. Vat, nes jis man nepasakė, ką jisai turi galvoj, bet konkrečiai kalbėjom apie jūs. Ačiū. Jis turėjo galvoje balandžio 20-osios balandžio tezes, kurias aš ką tik taip parodžiau, kaip rašiau to amžiaus būdamas. Matot, čia yra gana jautrus dalykas, nes reikia atsiskleisti ir sielą ir pasakyti, iš kur tas variklis atsirado, drąsos, veikimo, kiek buvo ruoštasi, kodėl padaryta būtent ta balandžio 20, kai vasario 16 buvo visi uždaryti klubai, kaip buvo vėl atidaryti klubai, kaip mes į Dailininkų sąjungą atėjom, kaip aš jau kovo mėnesį išprašiau to pranešimo teisės, nesakydamas turinio. Tai yra prielaidos. Štai tas mitingas baisusis, kurį Mitkinas, kaip aš sakiau, 15 vasario padarė, to reiktų jį parodyti jums patį vaizdą, koks jis buvo nevykęs, to jaus mes galbūt, ne, aš čia nerasiu, nu, gerai. Čia daug visko yra. Pradėsiu taip. Po tą mitingą aš vaikščiau, nešiodamas tai šitą, aš jums kaip tik kaip klaipėdiečiam ir brangiems parodysiu šitą artefaktą. Čia yra vadinama dimšaškė. Mes su Pilaičiu ne vien turbūt, bet žinom, kas yra Pabradėje buvę. Tai būdavo dimšaškės ir zryv paketai. Zryv paketai, kurie sproksta po kojom ir jau biški žemės parausia, o dimšaškė buvo tokia, kad gali susprogdinti ir paleidi dūmų. Tai, pavyzdžiui, pusė kambario būtų jau vien dūmuose. Tai va šitas dimšaškė, aš 800 metais atsivežęs iš Pabradės, slapta, žinoma, ten jos mėtėsi, galima pasirinkti. Nesigarsindamas ją laikiau. Ir 8 metus jinai pas mane gulėjo. Ir kai tas rugpjūčio 23 mitingas mus visus pažadino sąžinę inteligentijos, kuri galutinai susiformavo lapkričio 26, apie tai knygo irgi rašau Akademijos salėje, vėlgi Akademijos salėje. Ir atėjo tas baisus mitingas Mitkino ir aš tada nusprendžiau, kad vis dėlto laikas kažką padaryti. Ir šitą dimšaškę bent jau ant to mitingo pusę susprogdinus mes. Žalo žmonėm nebus, bet dūmai, protesto aktas aiškus. O kad mane suims ir palaikys KGB, irgi aišku. Bet iki to rizikos jau buvo nueita toli. Ir tuo metu tarsi saulės spindulys, kaip šitam Radausko eilėraštį spindo saulė į mane. Supratau, kad reikia sprogdinti proto bombą, nes jau estus matėm, jau ką estai padarė protu. O tuo metu dar jau atviras eteris, taip pat aš jums pasiūsiu per rankas Sauliaus Sužiedėlio paskaitas, aš jau įrašinėjau magnetofoną ir paskui pats spausdinau mašinėlę, dalinau tarp draugų, žodžiu, tokios prielaidos jau buvo. Ir šitą paskaitą, tekstą, balandžio 20 paruošiau irgi 2 egzempliorių, 2 kartus spausdinau, egzempliorių buvo 10. Tarp kitko vieną iš centrinio pašto įsiunčiau Pilaičių, kuris čia sėdi dabar mano klasės draugui. Tai vienas atvažiavo į Klaipėdą paštu labai normaliai, o kiti buvo pasklydę ir jų pasidauginimas buvo žaibiškas. Pasižiūrėkit šitą, tiesiog parleiskit per rankas tokius artefaktus. Aš jau galvoju, jums parodysiu, nes kitur aš jų ir nerodau. Na ir žinodamas, ką darau, iš tikrųjų, ta 20 balandžio ir buvo tos balandžio tezės, jos yra knygoje, aš ką tik tai jas, tarp kitko, čia ir buvau prieėjęs, tai aš galbūt jiems šiek tiek parodysiu, kad jos atliko tam tikrą sprogstantį vaidmenį, nes iš tikrųjų inteligentija griebė ir paskui Amerikos balsas perskaitė tas tezes, bet jau buvo Liepa, čia buvo pradėjęs Sąjūdžio žinias leisti. Žodžiu, daug ką čia galima kalbėti, nes ką čia sakyti, man tiesiog trūksta žodžių daugam. Sąjūdžio žinių leidimas irgi savalaidis. Klaipėda antroji pradėjo leisti savalaidį jau Liepą. Perspektyvas vadinasi persitvarkymo, paskui čia pat pasivadinta jau kaip Mažoji Lietuva.
Va, žiūrėkit, Sąjūdžio žinių godulys. Mato, čia 3 numeris, jisai pakeltas Degučio rankomis, to paties aš jums rodžiau Laisvės lygos atstovo Sąjūdėje. Jisai jau buvo kartu su mumis. Ir kaip čia prie Eltos, mes blokavom Eltos pastatą, kai jinai blogai aprašė tą pirmąjį mitingą. Ir štai kaip ima, matot, kaip piramidė kyla, suplėšo, to žmogaus laikančio Sąjūdžio žinias nesimato. Aš tai prašau, knygnešių tautos fenomenas. Spausdintas žodis yra viskas, jisai kaip sprogmuo. Ir štai tas, Sąjūdžio žinių, štai ta redakcija, mano Uošvio tuo metu 2 aukšte čia. Jo, ir daug kas vyko. Tai žodžiu, tiesiog tą pirmieji vaidmenį iš tos sprogmens aš ir ištraukiau, nesusprogdinęs jo. Ką darysi? Dabar žiūrėkit, va, tas pats Degutis, kuris ten tas Sąjūdžio žinias dalino, redakcijos kambarys. Čia buvo parašyta tas balandžio tezės, tas mūsų tuo metu gyvenamas būtas 2 aukšte, čia buvo mašinėlė dar matosi, kurią spausdinau vokišką Rytų Vokietijos Optimą. O būtas buvo toks jau, jau kai grįžau iš Pabradės, tai jau tas anturažas, kuris matot kryžiai, vyčiai, čia jau buvo dar iki Sąjūdžio gerokai. Sąjūdžio žinių fenomenas yra nepaprastas, nes jisai buvo ir sprogiklis, ir intelektualinis, ir visoks reiškinys. Štai žiūrėkit šitą numerį. Mes specialiai paruošėm 25 numerį, kuris buvo surinktas linotipų spaustuviai LKP-CK Kompartijos spaustuvė, tada Karoliniškėse buvo naujai atidaryta. Ir žiūrėkit, mes dokumento jubiliejų, tą įvadinį straipsnį ir patį dokumentą, vertimą, visuotinės žmogaus teisų deklaraciją. Įsivaizduokit, kokia Lietuva buvo vergiškoj būsenoj, kad net šito dokumento neturėjo. 40-metis laukė gruodžio 10 dieną ir reikėjo Juozo Šato, tokio prisiekusio socialdemokrato, teisininko dėka, va tą visuotinę žmogaus teisų deklaraciją paskelbs Sąjūdžio žiniuose. Bet tuo metu jos tiražas siekia iki 100 000. Eidavo per rankas daugindamos erą ir rotoprintinė mašinom dauginamos visai. Vat matot, visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Taip pat Sąjūdžio žiniuose, nepaisant to, kad Sąjūdžio žinios buvo iš vis ir tam tikrą prasme chuliganiškas laikraštis. Mes užpuldavom rektorių Dailės instituto, užpuolėm Laurenčiuką, pareikalavom atsistatydinimo. Žiūrėkit, aš šitą žmogaus pavardę būtinai noriu parodyti, nes tai pasišventė žmogus. Jis jau užsidarė Nakšė, Jatkevičius, linotipininkas, kuris surinko šitą ypatingą numerį 25 Sąjūdžio žinių. Visuotinės žmogaus. Aš paklausiau, sakau, tai tu nukentėsi? Sako, ką, iš darbo išmes arba papeikimas. O tai režiminė įstaiga, kurioje, aišku, papeikimą jisai gavo ir jam buvo sustabdytas. Pavyzdžiui, aš labai didžiuojas šito tekstu, nors jį ne aš parašiau, ką mums istorija. Ir dar Sutkaus norėjau, kaip gyveni Sutkau, bet čia nerandu. 31 numeryje Sąjūdžio žinių koncepcija, nes Ozolas iš manęs visą laiką reikalavo, kad Sąjūdžio žinios turi būti konceptualus, dokumentus reikia, mūsų pareiškimus. O pas mane gaunasi gana chuliganiškas ir jokios vidinės cenzūros nebuvo. Sąjūdžio taryba visiškai nekontroliavo. Turit suprast, kad tai nebuvo nuolatos veikiantis organas, kartą per savaitę susirenki. O Sąjūdžio žinios eina, naktimis ruošė ir būdavo periodiškumas, kada jau spėjai paruošti, kiek medžiagų prieina. Fizikos institute renkamos. Čia, pavyzdžiui, šitas koncepcija aš jau pats surinkau savo ranką. Tas Sąjūdžio žinių ėjimas, aš tai parodysiu galbūt apie tą Sutkų, kur Sutkus po šito karto, jisai sakė, aš nebegalėjau paimti fotoaparatų ir nefotografavau Sąjūdžio mitingų, nes jam buvo, tiesiog aš žaisdavau antraštėm, kaip gyveni Sutkau, parašiau Sutkau, bet dabar čia, knygoje tas yra. Pamatysite. Arba Gečas, irgi žaidimas litrosetiniais pavadinimais raidėm. Ir Antidailės institutas. Studentai parašė ir tada mes turėjome Šaltenį iš Dailės instituto jau dėstytoją ir gerą dailininką atstovą. Ir štai tada prašai Gečas ir Anti, o ne Dailės institutas. Čia prieš rugpjūčio mitingą patį pirmąjį
kuris dar nebuvo tas didysis Baltijos kelias, o buvo pirmasis bandymas. Na va, čia tarp kitko Svarinskas, kurį Degutis šefavo, jis ką tik buvo išėjęs iš kalėjimo rugpjūčio 23, įsivaizduokit, to didžiojo mitingo metu jį išsiuntė KGB ir valdžia į Müncheną įskrido jisai. Tai aš Degutis čia šį nufotografavau, Degutis vežė mane pas Svarinską ir Svarinskas būtent klausė, ką Sąjūdis daro, kokie žmonės veikia ir viskas, ką aš šnekėjau su Svarinsku, buvo įrašyta į videokamerą, kur tas įrašas dabar nežinau. Amerikoje, Vatikane ar kur, bet reiškia, jiems reikėjo žinot ir reikėjo iš patikimo žmogaus žinot, kas yra Sąjūdis. Čia yra Petras Vaitiekūnas, pats didžiausias spaustuvininkas visoje tarybinėje imperijoje. Jisai perėmė Sąjūdžio žinias, dauginti, rotoprintų, susirado pogrindininkus, spaustuvininkus Petras Vaitiekūnas. Ir jisai leido, pavyzdžiui, paskui, kai sužinojo, kad čia yra židinys, Rusijos leidinius. Iš pat Vladivostoko atvažiuodavo. Iš Vladivostoko traukiniai savaitę. Atvažiuodavo į Vilnių, atveždavo matricą ir Vaitiekūnas padarydavo porą maišelių. Nu, vargas, nes visur KGB sėdė. Rusija baisu ten provincijose. 81 Rusijai skirtą leidinį spausdino Vaitiekūnas. Vieno numerio, tai ten Graždanskio Doblės netgi 21 numerį išspausdino, prasidėjo periodinis ėjimas. Ukrainai jisai spausdino 51 numerį, Baltarusija 20. Bet čia viskas prasidėjo nuo Sąjūdžio žinių su Vaitiekūnu. Čia mes ir po šiai dienai draugai, jisai, kaip žinot, ir ambasadorius buvo ir Ukrainai pasiuntinys, ir Baltarusijai pasiuntinys, ir užsienio reikalų ministras, ir taip toliau patarėjas. Čia toks Gitenis Umbrasas, kai jūs einat pro KGB pastatą Vilniuje, ir ten yra išspaustos raidės, išdegintos raidės visų kankinių, kurie buvo KGB pastate kankinti, paskui sušaudyti. Atsimenatgi tokios išdegintos cokulio akmenyse granito. Tai va čia jau darbas yra. Gitenio Umbraso taip pat Tuskulėnų memorialas sušaudytų, ten 700 su viršum KGB. Tai jisai pagamino štai šitą lentą, o iš Sąjūdžio žinių štai kas lieka iš istorijos. Lieka stela, kažkokia garbės lenta, o vietoj to namo, kur aš jums rodžiau, kur buvo leidžiamos Sąjūdžio žinios, dabar tokia lenta. Va. Ir Sąjūdžio fotografas Stasys Paškevičius, kuris čia stela. Tai šitam viename iš Sąjūdžio židinių buvo leidžiamos Sąjūdžio žinios, o Gitenis Umbrasas autoris šito visko. Bet dabar galbūt dar reikėtų roko maršams parodyti, nes energijos tiesiog prošvaistė ir pliūpsnis, tai buvo roko maršas, kurio taip pat vyresnioji karta nelabai suprato. O aš nuo Sąjūdžio kaip tik važiavau, matot, 8 miestai, pradėjome Biržais, Liepos 28 baigėme Vilniuje, 7 rugpjūčio, bet pats stipriausias, Klaipėda, rugpjūčio 8. Kas atsimena, turbūt yra buvusių tame arenoje. Taip, Algirdas buvo, pats buvai. Ten aš pasakiau žiaurią kalbą apie tą krūviną čiabatą, kuris niekad nebežengs į mūsų žemę šventą ir vos nesprogo tada arena visa nuo šito. Roko maršo sumanytojai yra šitie du žmonės, Babravičius ir Stasys Paškevičius, kurį jūs ilgaplaukį matėt dabartinį, o tada jie taip buvo. Paškevičiaus dispozicijai buvo 2 didžiuliai traileriai, scena, Babravičiaus buvo visas organizavimas, logistika, kaip dabar pasakytume. Babravičius gale roko maršo suskaičiavo, kad jie aplankė, pirmiausia, 50 000 buvo pirkta bilietų ir dar tiek pat lipo per tvoras nelegaliai. Tai apie 100 000 jaunimo vien tik tai aplankė šitą roko maršą. Štai kaip mes važiavom ir žadindami Lietuvą su vėliavom, labai man jautriai tas tekstas gavos, vigilija, o taip mes atrodėme į karusais važiuodami, roko maršas per Lietuvą. Kai kas klysta, kad čia komjaunimo pinigai. Tai buvo jaunimo muzikos centras, jau savarankiška kooperatinė organizacija, kuri pati užsidirbdavo pinigus. Tik tai po komjaunimų buvo registruota. Kaip matot, ta registracija, žiūrėkit, va čia jinai yra pažymėta, Lenino komjaunimo sąjunga, ta dešinioji vėliava. Jaunimo muzikos centras, ir tada Gedimino stulpai mes
tokia bendrų sutarimų laikėm, kad čia Sąjūdžio ženklas, kol jo nebuvo. Nu, didžiausią tą ideologinį vaidmenį roko marše prieš koncertą ir po koncerto jau gale gėdodavom himną, atlikdavome su Kaušpėdu. Jis atšneka daug, bet jis paskui dar dainuoja, tai praktiškai jisai kaip ir dievaitis roko maršo, aš kaip pagrindinis Sąjūdžio atstovas irgi daug prišnekėjęs. Taip, va čia vėl mes su Kaušpėdu. Ivanauskaitė, visą mūsų roko maršą lydėjusi. Ir jinai aprašė Nemune labai jautriai tai roko maršą. Šitas tekstas labai retai žinomas, jis niekur neįtrauktas. Jinai važiavo autobuse per visus 8 miestus. Štai šita nuotrauka yra ypatingai jautri. Pasižiūrėkit, aš ją vadinu sąjūdinė laisvės energija. Štai kaip matai, kiek jaunimo, kiek energijos, čia jau Vilniaus Kalnų parko dabar Dinamo stadionas vadinamasis, baigiamasis koncertas, Urbakavičiaus nuotrauka. Ir įsivaizduokitgi, blaivus jaunimas, nei narkotikų, nei svaiginimas. Štai ta energija, kuri ir davė visą Sąjūdžio paskui ir sausio gynimą ir taip toliau. Arba šita nuotrauka man labai patinka, mergina ant vyro vaikino pečių sėdi ir tas toks, to neatsidarys, toks atsainus drąsumas. Atsainus drąsumas ir kažkokia užtikrinta tokia nuotaika. O mums reiškia tas pats. Mes vis tiek savo padarysim. Tai štai Sąjūdžio roko maršo, jeigu skaitysi tos, tai tiesiog siaubas, nesupranta, kas tai buvo, kam jo reikėjo. Galiausiai padarė išvadą, kad reikėjo pagaminti vadą Juozaitį. Toks buvo nusiteikimas. Bet iš tikrųjų vadą galima gaminti ir Kaušpėdą, nebuvo čia didelio skirtumo, nors Sąjūdžio vardu daugiau aš šnekėjau. Dabar dar aš galbūt parodysiu kaip tik to roko maršo ištrauką, kuri parodys tą energijos pliūpsnį. To jaus. Žiūrėkit, YouTube, roko maršas. Jūs dabar galite dar kažką klausti. Aš bandysiu atsakinėti, jeigu jau turėsiu toj. Va. Ai, tarp kitko, galbūt netgi atleiskit, metus į priekį užbėgsiu. Bet va ta dvasia, kuri susikoncentravo paskui, nes dar 2 metai buvo, gal nebus progos. Palaukit, kur čia tas garsas? Va čia gal. Aha. Girdom žodžius Lietuvos valstybė. Tuo metu, 88 Lietuvos valstybė sakėm, bet kad laisva Lietuva bus, dar nesakėm. Pakako to, kad trispalvė mūsų, kad mes gerbėm savo žuvusius, ištrimtus į Sibirą, apraudom ir taip toliau, jau viskas ėjo. Bet kad dabar bus Lietuvos valstybė, galėjom tik tai po metų pasakyti. Ir čia aš truputį užbėgdamas į priekį. Mes sakom, mes čia gyvi. Kitais metais sakysim, mes čia gyvi. Po 10 metų sakysim, mes čia gyvi. Mes iškelsim rankas, ištiesime jas. Per visą pasaulį susikabinsime su tėvynės ilgesio iškankintais mūsų tėvynainiais, ar ne taip? Ir visas pasaulis jau šiandien išmokęs tarti Lietuvos vardą, išmoks tarti nepriklausoma Lietuva. Bet tai ne viskas. Šiandien kaip niekad mums reikia žinot, kad mus stebi, mus itin akilai stebi iš rytų. Ir jie žino, kad jų rankose visa fizinė jėga. Bet jie nežino, kad mūsų rankose dvasinė jėga. Ar ne taip? Ir ši dvasinė jėga yra nebenugalima. Taip? Taigi, į ateitį stiprią dvasią. Nu, tokia kalba ir buvo. Ir 88 ir 9 tas pats. Bet o dabar žiūrėkit, kas dabar gale bus.
Tu 8 dar nebuvo taip stipriai. Skaidrė siela ir pilna meilės Lietuvai, širdimi pirmin. O dabar Lietuvai, laisvę, 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 Lietuvai. Maždaug aišku, ar ne? Tai gal dabar kokią temą pasiūlykit man, nes laikas vis tiek bėga, jisai nėra visą mūsų rankose. Turbūt turi, taip Kęstutis kažką paklausti, Meškys. Tai, O gal ir Vytautas turės kažką paklausti? ačiū už tokį įdomų Sąjūdietis. pasakojimą, bet aš norėčiau, kad jūs porą žodžių pasakytumėte apie mūsų klaipėdietį Tautvydą Lideikį, kuris, man atrodo, buvęs mano klasiokas ir tikrai bičiulis draugas. Ir kiek žinau, jis irgi nemažą indėlį įnešė į tą sąjūdžio judėjimą. Ir ar tiesa, kiek aš žinau, Landsbergis laidodamas įsakė, kad tai būsimasis prezidentas. Tokių prezidentų buvo 15. Nu, nežinau, bet Jūs tokia frazė buvo ištarta. Tai gal būtumėm turėję klaipėdėti prezidentą, Iš tikrųjų, jeigu ne buržujos. Iš tikrųjų buvo labai šviesi asmenybė, labai tautiškai nusiteikęs fizikas, bet to kietojo kūno. Ir ką tik tai dabar metų pabaigoje buvo atvykęs toks Kęstutis Naudžius, jisai buvo mūsų ir kontražvalgybos vadas, jau pirmąją mitingę žiūrėjo, kad provokacijų nebūtų, jie buvo kartu. Naudžius, Kubilius, Lideikis, Andrius Kubilius, kuris premjeras ir taip toliau dabar komisaras Europos. Jie buvo žaliaraiščiai. Tautvydas niekur nekišdavo savęs, aukštas vyras, labai, tikrai, už mane aukštesnis. Ir labai patikimas visada buvo. Štai tas pirmasis mitingas 21 dienos, kur aš jums gal Lideikį tą reikėtų ir parodyti, jeigu čia užsiminėt, jisai stovi su vienu plakatu ir laiko jį. Jis taip pat buvo pagrindinis, nes plakatus šitos mes pagrindė paruošė fizikos ir fizikos puslaidininkų institutas. Ir Lideikis buvo vienas iš koordinatorių tų plakatų. Tai palaukit, čia mes pasižiūrėsim. Aš galbūt tą parodysiu Lideikio vaizdą, kad jūs suprastumėt, kuris jau Tautvydas stovi. Čia dar... matot, tuščia aikštė, aš jau minėjau. Žmonės aplinkui stovi ir bijo eiti į aikštę tąsyk. Tuo Tautvydą norėčiau parodyti. Turbūt Tautvydas, dar ne čia. Man rodos, čia matysis Tautvydas Lideikis. Ne, o tai šitą vyrą panašus, tarp kitko. Jisai žuvo, Tautvydas Lideikis žuvo, jį partrenkus dviračių važiuojant Molėtų plente. Jau čia nepriklausomybės laikais. O šiaip, kadangi čia yra ne vienas Klaipėdos sąjūdietis, aš matau ir Valevičių Vytautą, Kontautas yra, Atsus yra ar ne, sąjūdiečiai. Čiapas tai pagrindinis, atsiprašau Vytautai, nes Čiapas visas skambėjo, jis paskui ėmė atsakomybės į savo rankas ir ypač, kadangi pirmasis paskui tarybos pirmininkas, valdžia Klaipėdos iš sąjūdžio išsirutuliuojęs. Tai ar kas, ar Vytautas Valevičius, ar Vytautas Čiapas, kuris pirmas pasakytumėt žodį? Nes jūsų būstinė ir dabar turi tą užrašą, tarp kitko Genys taip pat, irgi buvo sąjūdietis, ar ne, Jonai? Buvai sąjūdietis patsgi. Tai sėdėdavai Vežėjų gatvėje, kaip ten. Ne Čiapo lygio. Čiapas kokio lygio buvai, Vytautai? Duokit mikrofoną Vytautui Čiapui. Ne, kažką reikėtų pasakyti. Ar jūs Gintarą vis dėlto laikėte svarbesniu? Gintaro Tomku, nes jisai laikraštį pradėjo. Ir matot, bet dar ko gero svarbesnis buvo Arvydas Šliogeris, ar ne? Ne Arvydas, Vytautas Šliogeris. Nes jo virtuvėje buvo planuojama visa kita pradžioj. Supratau Šliogerio. Matau, kad sustojo mašina, nebevažiuoja priekį, reikia kažkam pakalbėti. Tai aš trumpai. Atsisuk į veidą, nes ten filmuoja. Kaip prasidėjo, tai matyt, kaip ir visur. Ir prasidėjo nuo Klaipėdų architektų
sąjungos. Buvo tokie aktyvūs architektai kaip Andrijauskas, Šliogeris, Laimutė Šliogerienė. Ir jie čia subūrė... Laimutė Šliogerienė yra, man rodos, čia. Ar yra Laima? Mačiau lyg tai atėjo. Gal iš kuklumo tyli kur nors. Tai jie čia ir pirmieji pradėjo judėti, o paskui įsišvankavom, kaip ir visur. Atsirado oratoriai, netgi etatiniai oratoriai, mitingai didžiuliai buvo. Sekėm Vilnių, čia Vilniškiai atvažiavo. Bet pripažink, kad Sąjūdžio žinios suvaidino savo vaidmenį. Be abejo. Nes Sąjūdžio žinios būdavo, jeigu skaitai Sąjūdžio žinias, tai tu dalyvauji Sąjūdyje. Taip, Sąjūdžio žinios, paskui pas mus atsirado tokie laikraščiai kaip Mažoji Lietuva, kur populiarumų lenkė daugybė stambių laikraščių. Ten Gintaras Tomkus redaktorius buvo, paskui tas visas išaugo į Vakarų Ekspresą. Mažoji Lietuva tai buvo toks laikraštis, besimanam, Prunskinė sako, geriausias laikraštis Lietuvoje, tada Sąjūdžio žinias nebeėjo. Tai, na ir viskas prasidėjo, o dabar ką mes matom? Čia Arvydas pasako, taip pasižiūrė, ar galima būtų tokį reikalą pakartot. Tai aš labai abejoju, kad... O čia mano knyga turi išeiti, vadinasi Lenktynė su praeitimi. Ten kritikam bus ką pakritikuoti, ten publicistika. Tai kodėl su praeitim? Todėl, kad mes labai tą praeitį niukum. Pažiūrėkit, skaitau čia knygą jo, Mitkinas sako, vasario 16, reiškia, niekur nereikia eiti, nes gali būti ekstremistai gatvėje išeiti. Tavo žodžiai. Klausia, kas tie ekstremistai? Tai kaip pasako? Gi nacionalistai. Dar geriau buržuaziniai nacionalistai. Dabar pasakyk kiek nors. Vatnikas, vagis, melagis, glušas. Ir tai girdėsi kalbant per televiziją, kur mūsų išrinkti deputatai taip kalba. Nusarmata klausytis. O parašai pakritikuoja. Sako, tu irgi vatnikas. Tai čia yra negerai. Jozaitis irgi vatnikas. Nes pas mus jau kritikuoti nebegalima. Pas tu pūsti dūdą, kaip tais laikais. Tuot mes turim su praeitim lenktyniauti. Ir turim, kaip sakant, tokia, bet ne tiek pabėgti prieki, kad galvą pametam, bet protingai. Čia apie Ozolais daug kalba, mes visi gerai pažinom, kad buvo, bet kalba tai nesako, kad Ozolas buvo priešas ar ten norėjo prijungti. Diskusija, normali diskusija, vieni sakė taip, kiti taip. Prašom, kas išėjo, Lietuva nepriklausoma gimė. Taip pat ir Klaipėdai. Tai dėkui Arvydui už tą knygą. Ta knyga, Vytautai... Revoliucija nesibaigė. Taip, tęsiasi, pagal Savisarą tęsiasi revoliucija. Ir dabar vėl estų tema, bet kol kas gal Vytautas dabar dar Valevičius pasakys. Jisai daugiausiai paskui Laisvę nudefiliavo, liberalus pradėjo kurti čia. Arvydai, man atrodo, šiandien tavo knygos pristatymas. Čia ką klaipėdiečiai bešnekėtų, tu esi pagrindinis asmuo. Nu, sakykim, bet ką aš čia galėjau vienas, nu klausykit. Pradėkime nuo to, kad tu buvai ne vienas. Nu, tai tu pats rodai kokią didelę kompaniją. Tai dabar mane truputį labiau stebina ne tai, ką Vytas Šepas pasakė, jis teisingai pasakė viską, bet domina, o kur mūsų sąjūdiečiai, kurie čia sąjūdį darė. Aš ne visus matau, nors aš nebuvau tuo metu, aš vėliau prisijungiau daugiau ir taip toliau. Tas pats Šliogeris, miręs aišku, Šliogeris nematau. Yra Grublys, kuris čia daug ką darė, aš nematau. Grublys buvo ryšininkas su Vilnium, nuolatos spauda per jį ir žinios iš jo, iš Klaipėdos. Tai va šitoje vietoje aš... Finansistas. Šiaip tik vieno dalyką, ko aš labai norėčiau ir nežinau, ar tai prašyti tavęs, bet bijau, kad tu irgi nepadarysi. Šiaip mums reikalinga ne tik tai Vilniaus sąjūdžio istorija, kurią tu darei. Ačiū tau. Bet mums reikia ir Klaipėdos sąjūdžio. Tai ne tik Klaipėdos, ir Šiaulių. Stop. Šiaulių atskirai. Galima Klaipėdos. Aš pripažįstu, kad Klaipėda antroji, aplenkusi Kauną, nes pradėjau anksčiau už Kauną laikraštį leisti. Klaipėda tiesiog aš 8 numerį sąjūdžio žinių ranką sujungiau, sakau, galų gale per Lietuvą. Klaipėdo laikraštys jau yra. Nežiūrėkit, drąsa. Porą žmonių, kad pradėtų leisti, neoficialiai platinti, nebijot iššaukimo į KGB. Vilnių KGB mūsų neėmė. Žinau, kad rajonuose daug griežčiau ėmė. Nes nebuvo, pas mus CK buvo, reiškia, jau galima viešumą. Labai stipri akademikai, Marcinkevičius ir keli akademikai iniciatyviniai grupė. Dėl to mes turėjom stogą. O jūs rajonuose buvot pliki. Ir jūs vedžiot po KGB net Kaune tampė. O Vilnių netampė. Kaune griežtai tampė. Jo.
O Vilniuje mes buvom, sakau, tiesiog stebuklas, niekad nesu buvęs jokiam kambarį, jokiam, tardyme, niekur. Jūs turėjote vietinį stogą, tarkime, Romualdas Ozolas buvo kiek daug. O Ozolas buvo, tarp kitko, labai įdomi asmenybė, aš jau jį šiek tiek čia ir aprašęs, sako, nuleidau ant žemės. Nes kai Petkevičius ir pirmą mitingę mes paprašė Mitkiną iš Lietuvos, o dabar aš jums rodau nuotrauką, 1 Liepos praėjus savaitėj Ozolas išeina į sceną ir pasako, gyvensim su Mitkinu ir kursime socialistinę tarybų Lietuvą. Ir kad ten Petkevičius pasakė neiniciatyvinės grupės nuomonę. Žinoma, neiniciatyvinės, pasakė akademijos nuomonę ir savo. Bet mes paranešėm tai Sąjūdžio mitingę, o Ozolas tuo metu, sakau, vaikščiojo į CK ir jis jau ten žaidė tos žaidimus. Bet tai buvo jo likimas. Irgi stogas. Bet Mitkinas išvažiavo. Mes jį išprašėm spalio mėnesį, su Brazausko pagalba Šepečio ir visų kitų ir Genzelio iš mūsų pusės. Matot, aš Vytautai pažadu, nes 2 knyga ir 3 darais tokio pat storio, nes reikia prašyti ir Šiaulių, kuris labai didelį vaidmenį atliko su raudonaja vėliava. Arvydai, bet mums Klaipėda. O Klaipėda, tai Čepas padės, bet to jis jau ir parašė. Čepas nerašo šitos, aš jau prašau. Taip, būtinai reikės, nes tai yra visuminė. Man reikės ir Jurbarko, kur irgi neblogas buvo sąjūdis. Aprašyti visą tinklą, taip kad čia darbo yra pakankamai, nes kodėl turi būti tikra istorija. Matot, netikroji, reiškia, aš negaliu vienas visko aprimti, bet tai, ką pasako, yra tikra. Ir dabar aš jums rodau vieną vaizdelį. Pasižiūrėkit, kas čia yra. Užsirašęs Rahvarinė, Estas, Martas Tarmakas. Ir jis, reiškia, aš įsveikinu ant scenos, įsivaizduokit, tai yra 1-2 Liepos. Niekur, jokiose Sąjūdžio istorijose šitos datos, šitų 2 dienų nėra. Man tenka daug ką prašyti. Ir kaip mes su Prunskiene Tarmaką atsikvietę, jis pas mane gyvendavo ten Sąjūdžio žinių redakcijai, tai yra Žvėrynė, kaip mes po 2 valandas, 2 dienas, paklausykit, kokia buvo auditorija, koks buvo dėmesys ir nieks nesiskirstė. Žiūrėkit, kaip klausė ir Estas šnekėjo lietuviškai. Šokas buvo visiškas, meilė Estijai pražydo visom spalvom tada. Ir jis aiškino, kaip jie įveikė komunistus, kaip komunistai dirba Estijai, kaip pirmasis sekretorius Veljasas dirba Estijai, suverenitetų juda ir jie pajudėjo iki lapkričio 16. Ką mes lapkričio 18 nepadarėm, nes mes buvom visai nepasiruošę. Mes forsavom, ten, žinot, kilo krizė ir tada reikėjo pirmininko ir taip toliau, ko estams visai nereikėjo, nes jie jau ruošiasi, pusmetį tam ruošiasi. Ir štai šitoj salėje, profsąjungų rūmų salėje, kur, žinot, kai yra 1200 vietų su balkonais, va tokias salės sėdėjo ir klausė Marto. Yra video vaizdas. Aš turiu čia pat jį. Iš archyvo atsinešęs. Bet kad jį dabar įjungti reikia šiek tiek porą minučių. Ir šokas yra milžiniškas. Ir kadangi nieks neužfiksavo, čia Laimos Pangonytės kamera, dabar šitas vaizdo įrašas yra valstybės centriniam archyve, ačiū Dievui. Ir man reikėjo jį aprašyti. Ir čia atsiskleidė Ozolas, kad jis yra visiškai atsilikęs, jis net Marto vardo nežinojo. Išėjęs ir jis aprašo, ką jie čia daro, reiškia, nesąmonė šneka, nes visiškai kitos realijos, jie nesuprato, kaip jau, kad komunistai jau kiti Estijoje, o čia dar jisai su Mitkinu, reiškia, žaidžia. Ir sudaro mums stogą, iš tikrųjų taip, kad mūsų neimtų. Buvo tos 2 realybės ir kodėl mes visą laiką nuo Estų atsiliekam, kaip Sikorskis sakė. 96 metais radau aš tai jo citatą, žinot, finansų ministras toks buvo Sikorskis. Pasakė, veršių tauta, atsiprašau, kurie moka, žinot, 2 dalykus. Kokius 2 dalykus moka lietuviai? Mitinguot, tikrai mokam, ko estai biški mažiau mitingavo, nes jie iš karto viską jungia į programas ir taip toliau. Ir antra, kumštį rodyti Maskvai. O ką reiškia iš to paskui padaro? Bet tuo metu nerodė kumščio, tai čia yra dabartinė tokia modifikacija, o dabar reiškia rodyti, dabar jau kita situacija, bet tuo metu. O estai, reiškia, Maskvą apgavo. Ir dabar aš noriu jums tada galbūt taip padaryti. Įjungto Kalnų parko, tarp kitko, labai simboliška vieta įrašą. Taigi Tautos namų vieta.
Ir ten mes išėjom pirmą master klasę, nes po to, kas pavyko Gedimino aikštėje, mesgi nežinom, ką toliau daryti. 28 delegaciją išlydėjom 56 komunistų į Maskvą. Tuščia Vilnių, tik tai Paleckis likęs su Šepečiu, nes Šepetys nedelegatas, Paleckis irgi ne. Ir mes jau viską dabar, nežinom, ką daryti toliau. Laukiam, kol deputatai grįžta, delegatai ir 9 Liepos jau mes leidžiam vėliavą nuo arkos ir panašiai. Bet tuo metu dar nežinojom, ką daryti. Ir Estas mūsų šitas 2 dienas mokė, ką reikia daryti lietuviams toliau. Ai, dievuliau, ne, aš jau vėl nuvažiavau. Žinot, kur aš nuvažiavau? Sąjūdžio iniciatyvinės grupės rinkimus. Jau per daug čia, atsiprašau. Taip, kad dar prašau klausti, nes žiūrėjau, dabar jau yra 19 valanda, jau mes 1,5 valandos. Jo, nes čia temų yra temelių tiesiog neįtikėtinus. Ai, dar... Klauskit, prašau. Aš nenoriu nieko klausti, bet noriu priminti klaipėdiečiams, kad Kaukas yra parašęs knygą apie Klaipėdos sąjūdį. Taip, žinau aš tą knygą. Bet jinai tokia, raudona. Gal tikrai sutikčiau pavadinti ją raudoną ir užtat aš jos net nepirkau. O yra čia tokių, norų dabar parodyti kažkokius tai dalykus irgi truputėlį, raudonai. Bet prisimenu štai tokį dalyką, kada tankai po Klaipėdą čia ėmė važinėti ir tada Čepas palaikė ryšį su karininkais, tais, kurie tuos tankus vairavo. Kur, Vytautai? Kad jie neužvažiuotų ant žmonių, žinoma, reikėjo. Vytautai? Esi? Bet tai čia labai toli nuėjot, suprantate, 91 metai jau. Mesgi rutuliojimas ir mes pradedam nuo pradžios. Nes jeigu dabar dar šoktume tolyn, aš jau tik iššokau į vieną roko maršo mitingą, bet čia labai daug būtų kalbos jau, tada prarastų ribas susirinkimas. Vytautai, sakyk čia. Apie ką čia aš Apie kariuomenę rusų, kuri išvažiavo su tanketėm, su BTR-ais į gatves. Taip, bet čia ne į temą, tai viskas vėliau buvo. Čia ne į temą, ne į temą. Buvo ta kariuomenė, čia buvo divizija, daug tų visokių, 6 šarvuočiai saugojo paminklus ir tie karininkai, pulko divizijos vadas Ivanas Černych, žinot, aš tiek ten su juo diskutavau, kad mes galų gale susidraugavom. Sausai ar šlapiai? Taip, labai įdomu, o šiaip tai, sutikite, Klaipėdoje buvo per 40% rusakalbių. Labai aktyviai veikia jedinstvo. Bet reikėjo kažkaip tai patraukti. Mes surinkom vieną kartą, aš nuėjau su moterim iš administracijos pakalbėti apie, kaip bus čia su privatizavimu, nuėjom Žvejų kultūros rūmus, buvo pilna salė lūžo, specialiai reiškia rusakalbėms. Rusiškai visi kalbėjom, tai žinot, ten buvo kažkas klaiku, reiškia, jie pradėjo tos moteris rėkti, žviegti, nacionalistai, vas rastriliat malom, va Sibirį buvom vesti, taip toliau, tai moteris apsiverkė ten, kad tremtinys buvo. Tai paskui supratom, kad su jais negalima taip kalbėti, pradėjom į mažas grupelės. Atradom lyderius informacijos su popu Burovcovu, atėts Antonijai buvo. Pasikvietėm, susitarėm, dovanojom namą prie bažnyčios jam, kuris 30 metų prašė komunistų nedai, sako, вот власть пришла, первый раз зашли и дом получили. Ir nuo tada prasidėjo skaldimas, jie suskilo. Ir daugelis į mūsų pusę praėjo. Taip ir judėjimo, ta kariuomenė savaime išėjo, visi žinom, kaip ten buvo. Tiesa, prieš tą visą jis buvo pagrobtas, tas pulkininkas, prisimenat. Čia vėl buvo šarvuočiai išvažiavę gatves. O kaip jau kariuomenė ėjo, vieną kartą jis ateina pas mane į kabinetą. Aš tada buvau miesto tarybos pirmininkas, mes ten kalbam, jis atėjo su politiniu vadu savo, irgi pulkininku Jegorovo. Ir manęs klausė, sako, Vytas, tu видишь, какие изменения? Ну, aš jam sako, как вижу, вот начали там устроить, ну, žinai, kaip yra. Нет, sako, не об этом. Ir tas atsistoja ir žiūri, čia
generolo lampasai, raudonos juostos. Iš pulkininko po visų šitų dviejų komendanto dienų, kai buvo paskelbė, kad komendantinio valdymo jam už tai buvo suteikta generolo majoro laipsnis. Jis taip ir išvažiavo kaip generolas iš čia. Jegorovą paskui sutikau Kanto gatvėje kooperatinėje parduotuvėje perkant dešras. Sakau, nepažinau, nes karinė uniforma, sakau, ką jūs čia darot? Sako, lietuviškai sakysiu, sako, perku maistą, dešras ir vežu į Karaliaučių parduoti. Kaip, sako, хорошо живу. Tai va tokių buvo situacijų, kuriozinių, įdomių, bet čia ne ta tema, Arvydas, čia nedasikasi iki to, čia matyti trečioji knyga. Čia net nežinau, čia kokia 5 knyga turėtų būti, bet jau tos aš nebeparašysiu turbūt. O dabar aš labai noriu jūs priminti, kad vėlgi sulyginimas su Estija, jie jau atvirus eterius turėjo, jie net Liaudies frontą atvirame eterį įsikūrė, o pas mus atviro eterio pradininkai buvo veidrodis. O veidrodis buvo nusižiūrėjęs tą formatą, tai yra Danutė Jokubėnienė iš Vzgliado. Ten buvo toks Lystėvas, atsiminat, kurį paskui nušovė. Ir jinai su jais visais susipažino komandiruotės metu Maskvo 87 rugsėjo mėnesį. Ir jinai tą idėją pagimdė sausio 1, darydama pirmą atvirą eterį iš Gedimino aikštės, knygoje prašyta. Ir paskui veidrodis rodė tai, ko nerodė Lietuvos televizija. Nufilmuodavo ir įdėdavo į laidą. Ir, pavyzdžiui, 9 Liepos, tas jau deputatų pasitikimas iš Maskvos, kai mes, žiūrėkit, išlydėjom 24 birželio, tada nežinom, ką daryti, atvažiuoja Estas, 2 dienas mus moko, ką daryti. Tada pasitikimas, idėja pasitikti, vėlgi Petkevičius pasakė 24. Ir dėl to mes jam davėm teisę vest. Aš jau nebevedžiau mitingo, aš tik tai atidariau ir pasakiau, mylimas rašytojas Petkevičius, dabar toliau ves. Čia buvo vėl Petkevičiaus apoteozė. Žinot, jo likimas liūdnas, paskui jis krito, nes jis pralošė dėl lyderystės. Dėl lyderystės jį realiai kovėsi 3, jisai Landsbergis Ozolas, aš buvau pagalbinis, aš galėjau nuo jaunimo, 4, aš ten aprašau tos lyderių tam tikras gužinės. Petkevičius pralošė ir labai piktas tapo, kaip žinote, bet jis labai daug savo pakenkė. Bet va dabar šitas veidrodis, aš dabar tiesiog galbūt pabaigai labai tinka parodyti, kaip ta vėliava atvažiavus iš Maskvos delegatams, kad jie atsiskaitytų, o tai kaip jie Lietuvą ten apgynė. Kaip jie gali apginti, kelios kalbos iš tribūnos ir viskas. Bet revoliucijos metu arba lūžių metu labai daug reiškia pats žodis, kuris uždega minias. Ir tada tos minios baisios atrodo, labai daug jėgos. Ir patys šnekantis išsigąsta. O čia partija jau eidama į tą 9 mitingą, grįžtus iš Maskvos, jau suprato, kad dabar trispalvės nebeišvengsi. Ir 8 Liepos Komjaunimo tiesa skelbė lietuviškos vėliavos 3 spalvos, maždaug toks pavadinimas, ar 3 vėliavos spalvos. Ir Rudis rašo su Rimša, heraldikos tada pirmininku, vėliava apie Lietuvos trispalvę. Ir Brazauskas jau išeina, kadangi jis delegacijos vadovas buvo čia mitingė, dabar jis grįžta čia į Vingio parką. Ir dabar žiūrėkit, kas čia bus, kaip ta vėliava nusileis, šitą verta pasižiūrėti. Čia nedaug, čia 12 minučių, gal to ir baigsime, bet dabar palaukit. Čia mes su Medalinsku, nes užnešėm vėliavą ant arkos. Ten buvo 2 vyrai, 2 fizikai, Musteikis Vytautas ir Vytautas Vakarina. Aš pasižiūrėjau, kaip jie pritvirtino tą vėliavą. Susitarėm, kada jie ją leis. Ar kai Petkevičius šnekės, ar kai Brazauskas šnekės. Jums buvo nebesvarbu, nes reikėjo legalizuoti. O žinot, kaip gimdymo metu jau ateina laikas, nebegalima laukti. Nes čia jinai pakilo tą vėliavą, visa minė šaukė vėliavą Petkevičiui šnekant, o kas dabar bus? Vėl Petkevičius per mikrofoną, vėl matot, kokį jis turėjo įdirbį, jis galėjo eiti labai toli, jeigu nebūtų jo charakteris. Ir čia dabar, palaukit, to reikia garsą duoti ir... Kur čia dabar tas garsas? Aš nematau, gal čia jisai kažkaip apnykęs. Ar čia dabar apstoja? Mes čia Petkevičius pradėjo šnekėti ir tos vėliavos nusileidimas ir himno giedojimas. Palaukit, kas čia yra, kodėl čia taip? Ar negalima kažką su garsu padaryti, kad čia
Ar jūsų gal transliacija, ar mano įda? Aš viską rodau, kad yra. Čia garsas yra. Čia. Nes be garso čia pusė įspūdžio nėra. Tiesiog jau, žiūrėk, perkrauti reikia. Aš padariau garsą, va, žiūrėk, jisai. Bet jisai maksimum, taip. Ir kažkodėl tai nėra. Nes Brazausko paaiškinimas, kodėl atėjo laikas vėliava, čia prasideda. Iš 19 konferencijos, matot, Juozaitis kažką pristato. Prunskienė, Medalinskas, jau matot vėliavų pilna. Ir va, visi tie delegatai ekipa, nu dar ir Mūsiškiai, vat Macaitis, komjaunimo vadas, Minkevičius, Vaišvila, komjaunuoliai čia. Nu matot, Požela vėl, Songaila, mūsų Radžvilas, radio televizijos darbuotojai, Leonavičius, Žebriūnas, Pakalnis, Arvizas. Bet kodėl su garsu blogai dabar? Čia kažkas pasidarė. Atkreipkite dėmesį, tarybiniais metais užrašyta mūsų daina tau tėvynė. Nu geresnės nereikėjo reklamos, ar ne, mūsų dainai. Šita tarybinių metų įdirbis komunizmo, prašau. Viskasgi iš ten. Tuo metu, kas čia vyksta, taigi dar tarybiniai metai. Ir vat, kai dabar šitaip norima viską pasakyti, kad ten nieko nebuvo, tai net juokas ima. Ir šventvagiška atrodo. Šventvagiška atrodo. Matot, kas darosi. Taip pat ukrainiečių šūkis, tas pats, kuris buvo 63 metų sukilime už jūsų ir mūsų laisvę. Ir va, jau čia mes skaičiavome šitą mitingę virš 100 000. Jeigu Gedimino aikštė apie 15 000, gal ir iki 20 su pakraščiais, tai čia jau 100. Ir jau čia suprato partija, kad viskas jau nebesustabdys. Ir nuo to laiko jie pradėjo ruošti lapkričio įstatymus. Rugpjūtį paskelbs, kad jau jie yra paruošti beveik, tai yra vėliava, himnas ir herbas. Ir partija pradeda ruošti. Tarp kitko, Geda, žiūrėkit, stovi. Fenomenas. Jis pasakė vos kelias kalbas, o populiarumas milžiniškas. Šitą mitingį jisai pasakė nuostabią kalbą. Ar gali pelė įveikti dramblį? Gali, kai dramblys atsistoja ant mažojo kojos pirštelio. Čia buvo toks jo vaizdinis, nu tikrai mokėjomės mitinguoti. Martas Tarmakas, jisai čia kalbėjo lietuviškai, tas pats, kuris mūsų mokė ir mūsų ryšininkas. Jisai paskui pasakė, bet dar ne šitą mitingę, dar po gero pusmečio. Pasakė, nu viskas, lietuviai pajudėjo, mums drąsiau jau. Nes estai labai jautėsi, kad jeigu jie liks vieni, jo sutraiškis. Tai mūsų tas tandemas buvo reikalingas. Ir matot visi, ir Marcinkevičius, Vizeliūnas, Bubnys, Songaila, žiūrėkit, praktiškai Klikūnienė, va Tarmakas, va šitą dabar rodo, va jisai, va šitas, va jis akiniais. Jisai kalbėjo, Šepaitis, Prunskienė, Tomkus, Landsbergis, Žebriūnas, Vaišvila, Kubilius, va tarp kitko. Nu, aš atidarau tą mitingą ir paskui atiduodu Petkevičiui žodį. Ir man tik tai liko vadovauti, kada vėliavą nuleis, nes Brazauskas, kai pradės šnekėti, mes nežinojom. Ar jisai pasakys apie vėliavą, ar reikia Sąjūdžiui šnekėti, nu, Petkevičiaus žodžiais, ir tada leis tą vėliavą. Nu, čia Zaleckas. Ir reikėjo labai reguliuoti. Tai dabar Brazauskas išeina šnekėti. Ir matot, tas nuolankumas, čia pristatomas, nuolankumas žmonių, sako, minios. Žmonių, daugumos, dar liaudės, kurie tauta virto palaipsnį. Pavyzdžiui, buvo manoma, kad kai vėliava pradėjo skanduoti Gedimino aikštėje, tai jau gimsta tauta. Ne, dar jinai baimės pilna. Čia jau jinai drąsesnė, jau daugiau, 3-gubai, 4-gubai, 6-gubai. Ir jau viskas, jau vėliava leisi. Bet ar gimsta tauta? Dar ne, rugpjūčio 23. Ten ko gero gimsta tauta. Bet kai jinai gauna lasdų rugsėjo 28 Gedimino aikštėje, o tada gimsta tauta. Škias, tai jau pradedi gintis. Ir čia yra tas visas procesas, jis nepaprastai įdomus. Kodėl reikia rašyti Sąjūdžio istoriją kaip gyvą istoriją? Aš rašau įvadę, kad aš niekad nebūčiau ėmęsis Sąjūdžio, šitiek laukęs, galvoju, nu jau praėjo, gyvenimas praėjo. Bet supranti, kad reikia palikti gyvybės pavyzdį.
Ot kaip yra daroma, nu kai geras romanas parašomas, jisai lieka amžiams. Kudirkos tautiška giesmė amžiams, parašyta gerai laikų vietoje ir jinai visada aktuali. Tai ir Sąjūdžio istorija, kodėl aš sakau, tai yra įvykis, kuris turi pasiekmes ir jis yra likiminis įvykis. Ir kiek be tampytų, kiek be šmeištų, kiek aiškintų, kad KGB sukūrė niekai. Tokia energija, toks pasitikėjimas, jis vertas genialių plunksnų. Ir aš bandžiau prie to pritapt. Ne veltui visą gyvenimą norėjau būti rašytojas. Ir jeigu nesąjūdžio tas reikalas, aš būčiau senai rašytojas. Bet, kaip Oginskis sakė, būčiau tik kompozitorius, bet nelaimingos tėvynės likimas atėmė iš manęs ir laiką, ir jėgas. Tai aš būčiau tik rašytojas, bet teko šitą daryti. Ir čia Zaleckas, pavyzdžiui, komunistas Vilniaus. Nieko, ploja. Tai aš noriu pasakyti, kad dar baisiau, kai Šepetys šnekėjo po mėnesio su viršum, per rugpjūčio 23. Taigi jam plojo, jam juokės, jis paruošęs kalbą. Prieš metus persekiojęs, mokęs propagandistus, ką daryti su Terlecko komanda, kaip jie visus uždarys. Pats kontroliavęs, kaip 16 vasario, ar neina į gatvę žmonės, pats instruktorius buvęs, surinkęs visus. Ir po pusmečio jisai šneka tautai ir taip toliau, ir tauta ploja. Tas begalinis nuolankumas ir pasitikėjimas, kad galų gale mūsų suprato, reiškia, net komunistai, tik vėlgi nepaplojus, priedo krikščionišką nuostatą. Nu, jeigu jau jie pralaimėjo, tai galim ir paploti jiems. Irgi tokia visokia jausmų konglomeratas žmonyse. Ir todėl tas, ką sakom, džiaugsmingi mitingai Sąjūdžio. Tai buvo mitingai kartu su partija. Be partijos leidimo mitingų nebūtų buvę. Be jų dalyvavimo nebūtų buvę. Būtų kariuomenė suvesta ir būtų neįtėję aikštės mes būtume. Kas buvo 26 Liepos, aš atskirai prašau, pirmas į kariuomenę stovėjo kiemuose, nes mes tada padarėme mitingą ant Nacionalinės bibliotekos laiptų prieš mitingų draudimą. Ir jau kariuomenės buvo suvežta Talino parduotuvė, ten ta batų parduotuvė aplink dabar. Ir jau būtų paleidę, jeigu mes nebūtume Marcinkevičius atsivežę. Man teko irgi garbė Marcinkevičius atsivežti. Tai viskas aprašyta. Tai štai, ir čia dabar tas vėliavos nuleidimas ir giedojimas himno yra stebuklingas ir aprašyta, bet palaukit, aš gal vis dėlto rasiu su garsu. Kaip vėliava nusileidžia, nei vėjelio nėra. Tyras oras, dangiška, visa atmosfera, viskas, o vėliava atsigula. Nes iš apačios šauda himnas ir žmonės giesmės. Ir ta energija, kuri šauna iš apačios, paguldo vėliavą horizontaliai. Pažiūrim su garsu, kas čia yra. Nes be garso čia nėra pusės įspūdžio. O, dabar kažkas lyg ir... Ne, ir vėl ne. Jo, čia dabar bus tas visas, jo, čia jau ilgas įrašas, bet jisai, žinokit, padarytas, o ir Landsbergis pašneka, jisai padarytas iš to paties veidrodžio reportažo. Palaukit, dar mes pažiūrėsim. Nu, čia dabar vien tik tai Landsbergio kalba. Jo, nu tai kągi, gal dar paklauskit kažko. Gal dar, čia Armenas šneka, bet man įdomu, nu visiškai. Nu, matot, kas darosi. Armenų atstovas šnekės, jo. Armenų estų šnekė ir Baltarusų atsistojus ten dar. Matot, jiems tai buvo šokas irgi, nes jie nesuprato pirmiausia, kad tokia kultūra išlikus, kad dainuojama mitinguose. Pavyzdžiui, kur nors kitur pietuose, taigi to dar nesupranta, arba čečėnai tais automatais stovi šaudo į orą, tai čia yra jausmų išreiškimas. Bet tai buvo po poros metų. Ačiū. Bet instinktai tokie. O čia, reiškia, jie pamatė, kokia kultūra kyla ir kad iš tikrųjų laisvė iš kultūros. Na kągi. Tiesiog nežinau, ką daryti, kodėl čia taip perkrauti nebeišeina. Čia viskas liktai garsai turi būti. Nu, ne. Nėra, nieko nėra.
Žiūrėkit, va čia, va aš tą padariau, mutintų, nu, garsus. Ir ypač įspūdingai, kai ta vėliava kyla, būtent pradžioje nusileidžia nuo arkos, atsigula ir tada užgėdamas himnas, nes buvo pasiruošę 4 chorai ir jau Juzeliūnas buvo pasiruošęs. Jau tie chorai sėdėjo po arką. Matot, šitie ant tokios kaip bažnytinės vėliavos, čia yra apsaugininkų ženklas. Mes taip nupaišėm, kad jums buvo apie 200, Gedimino aikštėje čia buvo dar daugiau, virš 300 žaliaraiščiai. Mesgi atsisakė milicijos ir jie pakluso, partija pakluso, kad nereikia, tai nereikia ir garantavom, nei muštinių nieko. Nu, pompą galbūt perkrauti, galbūt tą reikia. Nu ką, kągi, dabar aš pasiruošęs pasirašinėti, jau dabar tuoj 2 valandos, kai mes šnekam, jūs pavargę. Ai, norėjote kažką, Algirdai? Kaip sakot? Apie latvius? Ai, Latvija, Estai, klausykit, čia aišku yra atskira tema, aš antroje knygoje daug parašysiu. Latvijai buvo užgesinti, padarė pirmąjį susirinkimą, kaip ir mes, birželio 3, jie birželio 2, 3. Ir tai buvo kūrybinių sąjungų jungtinis plenumas. Ir jie ten paskelbė, toksai Marikas Wolfsonas paskelbė, kad yra Molotovo-Ribentropo protokolai, kurių dar ne estai neskelbė, o mes tai dar tik tai rugpjūtį. Ir sėdėjo tada draugas Pugo, kuris čia pat išvažiavo į Maskvą, paskui per Maskvos pučą nusišovė. Tas buvęs paskui vidaus reikalų ministras tenais Kremliui. O čia jisai sėdėjo ir sėdėjo ČK vadovas, kaip Latvija sako, ČK, nu tai KGB vadovas. Ir jų akivaizdai pasakė Latvija apie Molotovo-Ribentropą. Jiems užkirto viską. Ir kai aš važinėdavau per naktį autobusu, būdavo 9 vakaro išvažiuoja iš Vilniaus, 7 ryte Taline ir ten atlieki reikalus, vakarė vėl grįžti. Buvo pagrindinis ryšininkas dar be visą kitą ir su Estija. Tai Rygoje tik tai parūkyt galėdavai naktį į bokštus pažiūrėti. Nieko nevyko. Jie kažkur tai savo klubuose, būtose, aš paskui jau žinau, ten ir Sandritė, ir Kalninė, ir toks Avotinčis, jie ten visur Akmentinšė, reiškia, rinkdavosi būtose, darydavo ir Olimpinis komitetas pradėjo kultis anksčiau dar už jų Liaudės frontą. Ir Liaudės frontas Latvijoje, įsivaizduokit, buvo suorganizuotas ir įkurtas galiausiai, kai Jakovlevas atvažiavo iš Maskvos, iš Vilniaus. 13 rugpjūčio prieš mūsų tą mitingą didį 23 atvažiuoja Jakovlevas, nes jau čia irgi vyksta, ką darys dabar Mitkinas, ką darys Songaila, Ringaudas ir ką darys Šepečios sparnas, ką darys Sąjūdis. Sąjūdis net negalvoja apie mitingą Vingio parke. Jakovlevui išvykus, mūsų atidaroma šviesa, televizija duodama, reiškia, tegul liaudis pritarė ir su partija būna kartu. Buvo toks Jakovlevo nurodymas. O Rygoje jis pasakė, a где ваш народный фронт? Ach, partija, reiškia, persistengėt. Nu tai prašom, vat lietuviai turi, Latvijai turi. Tai čia galim sakyti, kad Maskva tikrai davė žalią šviesą liaudės frontui Latvijoje. Bet paskui nesuvaldė, nu tai taip, nesuvaldė. O estai, nu tai estai. Estai vis laiką mums buvo pavyzdys iki pat didžiosios lapkričio krizės, bet čia atskira kalba. Aš dabar ją tiesiog šifruoju tą lapkričio krizę, antrą knygą reikia. Mes taip užforsavom, norėdami būti kartu su estais, o visai nepasiruošę. Ir tada viskas atsitiko. Ir tada atsirado Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas, kurį pradėjo vadinti Sąjūdžio pirmininku. Visai neteisėtai, nes įstatai mūsų neleido jo rinkti, bet, nu, ten juokingai, ten tiesiog juokingai išrinkomės jį, nes tiesiog norėjom, kad būtų kažkas paimtų atsakomybę. Nu, tiesiog lietuviai nepasiruošė visai. O jisai buvo, pasutiko, pasiruošęs ir jis padarė savo, bet, užtat ir po šiai dienai taip. Daug, kad labai nelegaliai darom. O kai mes šiandien papeikėm konstitucinį teismą, kad konstitucinis teismas dabar save už konstituciją svarbesnių laiko, tai jau tada tas pats buvo Sąjūdį renkant pirmininkų. Nėra įstatų, netaisom įstatų, kvorumas tik 20 žmonių iš 35, renkam prašydami, kad jis būtų, nebalsuodami net. Įsivaizduojat,
absurdas, aš skaitau, plaukai šiaušęs. Nes aš nedalyvau. Aš tą dieną buvau Klaipėdoj. Atvažiavau į Klaipėdą, iš Pilaičio būto skambinu į Sąjūdžio būstinę, nes mes ką tik tai buvom gavę, nepilną mėnesį tą Gedimino 1 teatro sąjungoje. Atsiliepė Laurinkus, tuo metu buvo jau po suvažiavimo ir jisai tapo Čepaičio pavaduotojų sekretorių išrinkom. Jis sako, Mečy, tai kas dabar? Sako, renkam pirmininkas. Sako, kaip, ką? Aš pas nustebau. Nes 24 dar nebuvo apie jokį pirmininką rinkimų kalba. Kapeliušno straipsnis išėjo Izvestijose, kur Landsbergis įvardytas kaip labiausiai dezorganizuojantis ir diskredituojantis Sąjūdį. Tai vat vien to, kad Maskva nurodė Landsbergį išrinkti, mes ir išrinkom. Nors suvažiavime buvo pirmas numeris Ozolas, antra buvo Prunskienė. Kodėl mes nerinkom jų? Ir aš tada sakau, duok man, kas ten organizuoja? Tomkus. O Tomkus iš tikrųjų buvo didysis organizatorius tų rinkimų. O Čekolis juos kiravojo, 2 žurnalistai. Tomkus atsiliepė, sako, aš už Ozolą, kaip jį galima kitaip. Jisai pradėjo mykt, sako, ne, čia netokia nuotaika ir padėjo ragelį. Žodžiu, nepasakė nei ką mano nuomonės. Tai toks buvo išrinkimas pirmininko. Jisai dirbo, aišku. Ir buvo momentų, kai gerai dirbo. Taip kad, bet nelegaliai. Reiškia, įstatų nepataisėm, įstatuose pirmininkų nebuvo, reglamento rinkimų nebuvo, jis buvo nuspręstas per 5 minutės tam susirinkime. Visas įrašas yra. Aš čia dabar dešifravau. Gerai, tai kągi, ačiū uždėmesį labai.